Top Sport. LKL. Sausio 25 dienos. Rungtynių Žalgiris Nevėžis. Transliacijos per BTV rėmėjas. Sveiki, su jumis dar vienas podcast'o epizodas, podcast'as Svetur ir Mantas ir Ervinas apie futbolą be abejo kalbėsimės kaip ir kiekvieną kartą, bet šiandieną pradėsim nuo tokių liūdnesnių žinių, be jokios abejonės, nesusiję tai su užsienio futbolu, bet aišku, kad ir Lietuvos tie dalykai mūsų visus paliečia. Benjaminas Zelkevičius paliko mus, 82 turėjo sukakti Benjaminui vasario 6 šių metų, bet nesulaukė šio savo gimtadienio. Toks korifėjus turbūt, kad vienas iš tokių tikrai Lietuvos futbolo mohikanų, taip, 81 jau tikrai garbus amžius, bet aišku visuomet tos netektys yra nemalonios ir aišku, kai netenkama tokių žmonių, kurie Lietuvos futbolui davė labai daug, tai norisi tik tai priminti, kad daugybę metų jis ir pats žaidė futbolą, buvo Vilniaus Žalgirio futbolininkas, taip pat vilkėjo Donecko Šachtariaus marškinėlius. Po to treniravo tą patį Vilniaus Žalgirį daugiau nei 10 metį. Dirbo Vilniaus Žalgirio treneriu, su juo siejami tie tokie geriausi Vilniaus Žalgirio auksiniai laikai, ta auksinė komanda, kuri ir Sovietų Sąjungos čempionate užėmė 3 vietą ir tikrai buvo ta komanda, kurios pagrindų po to buvo sudaryta praktiškai ir Lietuvos rinktinė jau po to Lietuvai atgavus nepriklausomybę, taip pat daug metų, net kelis etapus buvo ir Lietuvos rinktinės, nacionalinės rinktinės strategų, jeigu teisingai čia tie skaičiai neapgauna, tai 51 mače vadovavo jis Lietuvos nacionaliniai komandai. Ir toliau buvo aktyvus futbole, nors jau trenerio karjerą pabaigė, sakykim taip, turbūt, kad labiau 2009-aisiais, nes ten jau paskui tas buvimas ateities komandai, tai jau nebuvo toks jau profesionalus etapas, tikrai patreniruota ir daugiau komandų ir Latvijoje, ir kitose šalyse, ir aišku, kad tikrai daug duota visų pirma Lietuvos futbolui, tai šeimai užuojauta, draugams futbolo bendruomeniai ir aišku, kad didžiulis pėdsakas paliktas Lietuvos futbole šio žmogaus. Vienas labiausiai ikoniškų žmonių Lietuvos futbole, sakyčiau, per ilgus dešimtmečius buvo Benjaminas ir yra Benjaminas Zelkevičius. Tai tikrai tokia žinia, su kuria šiandieną, tiesą sakant, ir nubudau, buvo labai nemaloni, tai amžinatilsį legendiniam treneriui ir stiprybė šeimai. Jo, jau vakar irgi kažkaip vakare ta žinutė atėjo, pradėjo kažkaip vaikščioti, tai taip truputį dar iš pradžių norėjusi tikėti, kad gal čia kažkaip dar neįvyko tas, kas, sakykime, jau tose žinutėse skambėjo, bet šiandien jo ryte jau buvo patvirtinta visose šaltiniuose ir, kaip ir sakai, tikrai toks ikona ir šiaip visą laiką labai žmogus, kurį faina būdavo sutikti stadione, visą laiką jisai su tokia savo vizija kažkokia, aš kaip sakau, žinai, kai mes kalbam kartais apie Johaną Cruyffą, tai irgi atsimenu, kai teko ir pabuvoti Amsterdamo Ajaxe, tai kai kurie žmonės taip labai skirtingai apie Cruyffą atsiliepdavo, žinai, sakydavo, kad, būdavo labai gerų idėjų, bet būdavo kartais idėjų, kurios atrodo net pralenkdavo laiką ir atrodydavo žmonėms, kad čia tas jau gal seniukas, jau čia biškutė jau nupeza kažką, žinai, toks iš tos pusės, bet paskui sako, kas įdomiausia, kad kai tu pasižiūri po kokių 10 ar 15 metų, žiūri, kad tos idėjos įsipildo, žinai, jeigu atsimeni ir sako, tai reiškia, kiek žmogus buvo paėjęs laike, žinai, ir kaip, sakykim, taip futuristiškai kažkiek net žiūrėdavo į tą futbolo ateitį, tai šiaip Benjaminas irgi, tikrai tas, tarkim, futbolas, kuris ten buvo žaidžiamas Vilniaus Žalgirio, mes jo ten tiek daug nematė, bet tikrai tos įrašus, kiek jų yra, tai daugelį aš ten peržiūrės daugybę kartų ir iš tų žmonių, kas patys žaidė, kas matė, tai tas toksai futbolas, kur daug perdavimų trumpų, daug tokių senelių, toks, tas rondovės, sakykim, tie tokie barceloniški, tai
vat tuo pasižymėjo Vilniaus Žalgiris treniruojamas Benjaminas Zelkevičius ir daug kas apie jį kalbėdavo, apie Vilniaus Žalgirį, apie trenerį, kad tai yra tikrai tokio nestandartinio futbolo, koks nebuvo žaidžiamas jau tuo metu, tai tikrai smagu iš tos pusės, kad žmogus paliko tokį pėdsaką apie save ir tokias mintis, kurios manau, kad daugeliui dar, kol yra tų amžininkų, kol yra, kaip sakyti, žmonių, kurie prisimena, tai tikrai bus Lietuvos futbolo didelėmis raidėmis įrašyta į tiek visą tą istoriją. Ir dar kartelį užuojautą, o mes turbūt ir taip pat turim paminėti dar ir sausio 13-osios šią gražią dieną dabar, sakykim taip, labai negražiai ji buvo 1991 metais, kai Lietuvai reikėjo kovoti dėl nepriklausomybės, kai sausio 13-osios naktį beginkliai praktiškai žmonės Lietuvos prieš tokią brutalų tokį puolimą atlaikė ir nors nepavyko išvengti aukų, bet tos aukos prisimenamos ir iki šių dienų ir visi tie įvykiai kiekvieną kartą žiūri, kiekvieną kartą bandai suprasti, sunku, man tuo metu buvo 3,5, tai tikrai nieko nepamenu iš to laikotarpio, bet tie visi pasakojimai, kas paskui labiausiai, tai man kai pradėjau mokytis Karoliniškių gimnazijoje nuo 9 klasės ir tą mokyklą Loreta Asanavičiūtė buvo irgi lankiusi, tai irgi kažkaip kiekvieną kartą ten jos ir būdavo ir tas toks paveikslas ir kiekvieną kartą sausio 13 irgi tokia jau prisimindavo būtent ir bendrai tą sausio 13 ir dar būtent Loreta, tai irgi toks labai kažkaip tada atrodo tave dar labiau suartina, tu dar labiau taip heroizuoji tą žmogų, tai iš tikrųjų tokia irgi svarbi labai Lietuvai diena ir dažnai mes kalbam apie ten, žinai, vasario 16, kovo 11 ir panašiai, bet ten viskas tokiais labiau dokumentais buvo paremta, čia buvo paremta, iš esmės žmonių tokia didžiulių norų, laisvės troškimų ir tiesiog kova už tą laisvę. Jo, man tie labai daug, kiekvienais metais LRT kelia tikrai daug medžiagos iš sausio 13 visų įvykių ir vakar kaip tik kažkaip mano ir algoritmai pagavo matyti, nes aš ten žiūrėjau per dieną visą, ten vis, kai turėdavau laiko, tai tie vaizdai yra tikrai tokie, tie, kurie ten yra, kuriuos aš vakar žiūrėjau, tai tokį skatina tikrai labai didelį patriotiškumą. Vienas beje iš žuvusių tą dieną buvo ir Marijampolietis Rimantas Juknevičius, tai irgi ir gatvė yra pavadinta viena Marijampoliai būtent jo vardu. Ir kažkaip žiūri į tuos vaizdus ir matai tuos žmonės, kurie yra ir jauni, ir vyresni, ir atrodo visi eina tuo vienu tikslu. Ir kažkaip pasižiūri į tą dabartinę Lietuvą ir taip darosi kažkiek, aš tiesą sakant vakar tai pagalvojau, kad baisu, nes atrodo neseniai tai buvo, ne taip seniai ir žmonės neturėtų būti labai smarkiai pamiršę to, kas įvyko, bet dabar matai tą visą viešąją bendrą erdvę, matai tuos visus atmatas, kurie labiau rubliais minta, o ne eurais, matai, kas darosi su Lietuvos valdžia, matai, kaip yra labiau atstovaujami savo, ne valstybės interesai. Ir, žinai, visos Ruginienės su visais Sinkevičiais ir Žemaitaičiais jau net nekalbu, kas vyksta ir kaip yra baisu matyti visą tai ir dar ypač matant viso pasaulio kontekstą, kur mes turim kokia Rusija yra, buvo ir bus, mes visada žinom ir žinosim, bet matom, kas darosi ir už Atlanto, ką išdarinėja tas dimensijos pacientas senolis, kur įsteigęs kažkokį ICE kolektyvą terorizuoja realiai amerikiečius, ten kosminiai vaizdai ir Reini Good nušauta į veidą iš kelių metrų vieno iš agentų ir už 15 minučių visa administracija JAV stoja gint to žudiko, kas yra absoliučiai nesuvokiama. Paimsim Grenlandiją ir panašiai. Visam tam fone, man atrodo, kad Lietuva šiuo metu yra tokioj kažkokioj, nežinau, gal galima tai pavadinti, bet kryžkeliai. Ir arba mes susitvarkysim su su tom atmatom, kurie bando tą valstybę griauti iš vidaus, arba mes nueisim kažkokiais irgi labai blogais keliais. Ir kai tu matai, kiek žmonės darė, kad Lietuva būtų tokia, kokia jinai yra dabar,
ir kokiu atsiranda išgamų, kurie visą tai bando atimt, pakeist ir panašiai, yra baisu. Tai aš tikiuosi, kad mes nueisim tuo teisingu keliu, kuriuo ėjom iki šiol. Ir nepadarysim to apsisukimo ir nenueisim kažkur atgal. Jo, šiandien kaip tik skaičiau Paulius Gritėno tokį labai irgi gerą išstojimą, irgi žmogus mėgstantis ir futbolą, prijaučiantis tikrai, tai labai gerai tuos žmonės visus pavadino kurstytojais, nes, mano nuomonė, kad mes irgi, žinai, ta su demokratijos vienas iš grožių ir yra, kad visi gali turėti savo nuomonę, visi gali turėti savo kažkokius, tai, žinai, gyvenimus ir juos gyventi taip, kaip jie nori, bet kartais demokratijai irgi reikia pasakyti stop kai kuriems dalykams, nes, akivaizdu, kad, žinai, ten geras irgi paminėjimas, kai tu matai tos žmonės, tuos pačius, realiai tas pačias grupės, kurie pasisako įvairiausiom temom ir pasisako tom temom visą laiką į tą vieną liniją, kur labai aišku, iš kur pučia tie vėjai, kad tie žmonės tą sakytų. Ir tada kaip tu gali galvot, kad čia yra tiesiog kažkokia nuomonė. Tai jo, mes irgi pasisakom, mes irgi turim savo nuomonių, bet dažniausiai jos būna visų pirma netokios kardinalios, arba, kardinalios ten, mes nekalbam, žinai, ten karas, ten tokie yra tokių temų, kur yra arba juoda, arba balta ir tu turi pasirinkti tiesiog, žinai, ir viskas. Bet yra daugybė temų, kurios, yra daugiau mažiau pilkos ir tu gali tarp jų laviruoti ir tu gali turėti kažkokią atspalvį ir galvoti, kad čia, žinai, aš sutinku su tavim tuo, bet nesutinku gal dėl to ir panašiai. O ten dažniausiai tu matai, kad nėra tos diskusijos, yra tik tai vienas tas toksai bandymas, būtent kurstyti atrodo ir būtent tos dalykus daryti. Aš kažkaip tai tiesiog pastaruoju metu tai šiaip dar pradėjau galvoti labai apie tas temas, kad aš manau, kad vis tiek tas burbulas, kurį jie išpučia, aišku, naudodami ir ten botus visokius ir taip toliau, visgi nėra toks didelis, kaip mums atrodo. Protestai šiaip gražiai parodė, kiek mes turim tų šviesių ir gerų ir gražių žmonių Lietuvoje. Ir čia, žinai, vėl tada Vilniaus burbulas, sorry, aš visada būsiu Marijampolietis. Jo, aš irgi vis laik sakau, kas paklausė, aš sakau, aš varėniškis iš Varėnos, nors aš jau nuo 9 metų, nuo 10 gyvenu Vilniui, tai žinai. Tai ir jokiam neburbule ir nesu nieko prisipūtęs, jokio burbulo, bet yra teisingos ir čia vėl, žinai, tai čia viena tiesa, dar kažkas, seniai, kai kuriom temom yra viena tiesa, dėja, bet ir jeigu tu esi toj kitoj pusėje, tai visų pirma reikia užjausti ir kai sako, žinai, reikia kalbėti su tai žmonėm. Nelabai ten įmanomas. Ne visada, kaip matom, toli gražu. Kartai, žinai, jau jeigu tau bando duoti snukį, tai turi duoti atgal taip, kad mažo nepasirodė. Faktas, čia tas būdavo, žinai, daug durnių kelią, bet kartais jau nereikia duoti durnių kelią. Tai durnius į Budapeštą vakar nuskrido vienas. Davėm kelią. Ne mes davėm, tiesą sakant, bet buvo kas davė. Faktas. Šiaip dar, kalbant apie tos visus sausio 13-osios herojus, tai aš atsimenu irgi, kaip pradėjau gyventi Vilniui. Ir gyvenau tuo metu pradžioje Fabioniškėse, paskui persiklaustėm į Viršuliškės. Ir irgi tos gatvės, žinai, ten Karoliniškėse pradžioje atrodo, ten ta Kovoliuko gatvė atrodo, pradžiai nelabai supranti, prie ko čia ta gatvė, žinai, ir paskui, vaikas, žinai, 10 metų ten paskui jau pradeda gilintis. Tai tada jau supranti, kad tos gatvės yra pavadintos tų žmonių vardais, tai paskui jau tos gatvės jau turi tokias visai kitokias asociacijas, bet sakau, pradžioj būdavo, nesupranti, kodėl čia tai pavadinta, kodėl čia, kas čia toks buvo, tai žmonės. Tai šiaip kartais irgi, aš kai būnu kažkur kitose užsienio šalyse, tai irgi kartais būna kažkokios gatvės vardais, matai, kad ar pavardėm, tai mėgstu paguglinti irgi, pažiūrėti. Kas tas žmogus, ar ne? Kas tas žmogus ir tada kažkokia istorija ir tada vis tiek viskas tas susisieja. Tai irgi rekomenduočiau kartais, jeigu neturit to tokio, tai pabandykite ir užsienį, ir Lietuvoje netgi kartais irgi ir mažose miesteliuose kažkur irgi būna, tai tikrai įdomu. Įdomiau galima sužinoti faktų net apie tokius, kur atrodytų, kažkur tiesiog gal kažką ir girdėjai, žinojai, bet giliai nebuvai į tai panėręs, sakykime taip. Tai dar kartelį tikrai pagarba didžiausia, didžiulis ačiū visiems, kas buvo ten prie bokšto, prie Seimo, kas gynė Lietuvą, ir aš tikrai tikiu, kad būtent, ką sakai, tas protestas, kuris vėlgi mes jau kalbėjom,
gal nesiplėsim, kad ten nėra viena tema ir labiau buvo bandymas parodyti turbūt būtent tą visuomenę, kokia jinai yra šviesi ir kokia galinga gali būti, kai yra tikslas apginti ne kažkokį asmenį, ne kažkokią tai instituciją, o visų pirma visą šalį, laisvą tą patį žodį ir kitus dalykus. Tai tikrai manau, kad jeigu reikėtų, tikėkime, kad to niekada neprireiks, bet jeigu reikėtų, manau, kad tikrai tie šviesų žmonės ir panašiai kaip ir 91-aisiais stotų ir rodytų, kad čia yra Lietuva ir čia yra mūsų namai, o niekieno kito. Jo, taip išsiplėtėm, bet man atrodo, kad reikalingai ir prasmingai atidarėm šitą mūsų pasikalbėjimą apie futbolą tarptautinį. Gerai, tai ką ir važiuokim į tarptautinį futbolą ir nebuvo jo tiek daug šią savaitę. Na, futbolo, sakykime, buvo daug ir FA tauriai ten tų mačų ir panašiai, bet vis tiek tokie tie turai, sakykime, kažkiek išblaškyti, nes Ispanijoje irgi super taurės mačai, tada ten vieni žaidžia, kiti nežaidžia, jau perėjimai šiek tiek prasideda, tai irgi tie futbolininkai kažkurie pradeda keisti marškinėlius, tai vėl toksai kažkiek tai, žinai, viskas susimėto ir sunku suprast, kas vyksta, bet perbėgsim per tokius, aišku, pagrindinius įvykius ir aišku, turbūt, kad be jokios abejonės centrinis dalykas, kas vyko praėjusią savaitę, tai buvo El Clasico sekmadienį, gal dar šiek tiek prieisime iki El Clasico per tai, kad vyko ir pusfinaliai Saudo Arabijoje. Bendrai turbūt apie tą taurę mes, savo nuomonę turim, ar ne, kad pačioje pradžioje tai atrodė labai toksai pritemptas turnyras ir dabar tu supranti, kad, smagiau tikrai būtų turėti tą super taurės ar ten mačą, ar kaip tu sugalvoji turnyrą, bet turbūt būtų smagiau jį turėti vėlgi Ispanijoje, vietiniams fanams ir panašiai. Iš kitos pusės, aišku, kai tu matai, kad iš tokio turnyro, kuris anksčiau net nebuvo turnyro, buvo tiesiog 2 rungtynės tarp 2 komandų ir toks nelabai būdavo kažkam labai įdomus ten prieš tą sezoną pradedi, jo kažkiek, žinai, iš to hypo, bet vėl, jeigu dar koks El Clasico vyksta, tai tu žinai, kad jis dar toksai, tie žaidėjai dar tik tai sugrįžę čia toksai. Sezono pradžios, sezono starto El Clasico, kur jis tau neapibrėš ir neparodys, o tik tiesiog toksai atidarimas, šventė, labiau šventė, jo, sakyčiau. Va būtent, ir tada toksai dabar tas El Clasico, kaip šiuo atveju buvo, arba jau tie pusfinaliai, jie jau daugiau tikrai parodo, kur yra ten per vidurį tos komandos, dar vienas toks papildomas sutikimas, nes ten anksčiau, sakau, būdavo kartais super tauriai, ten sužaidžia 2 mačus, ten kokia Barca Realas, tada dar per sezoną 2, tada dar kokia Čempionų lygo, jeigu ten sukrenta, tai jau žiūri ten per tą sezoną 6 El Clasico ir tada irgi kažkiek susiniveliuoja ir toks atrodo. Svoris mažėja, žinai, kuo daugiau turi, tuo devalvuojasi labiau. Va būtent, tai sakau, iš tos pusės man tas turnyras kažkiek, to sakykime taip, prestižo įgauna iš tos pusės. Faktas vėl ten yra visokių ten tų cringe momentų, kartais kaip ir mes matėm Jungtinėse Amerikos valstijose per tą FIFA klubų pasaulio čempionato taurę, tai čia irgi tokių yra tų epizodų, kai ten matai, ten prieš tas rungtynės transliacija gal šiek tiek vėliau prasidėjo, bet mes ten dar kokias 10 minučių prieš, jau ten tiek daug visko, kad atrodo kartais jau, gal po rungtynių kažkaip tas šventimas toks atrodytų būtų net logiškesnis, bet turbūt, kad supranta, kad čia po rungtynių jau bus vėlu ir ne visi čia išlauks ir pamatys, tai reikia bandyti prieš rungtynės čia šaut visus pasaulio įmanomus turbūt ferverkus, kurių ten per naujus metus dar nieks neišaudė, tai jau tikrai išaudė savo padarė, tai rimta ten ir su ferverkais, ir su dronais ten tie visi išdėlioti ornamentai buvo dangui, ten jo, mes kai dar kalbėjom, kad žiūrovai tai net dar nemato pas mus, nes mūsų transliacija vėliau prasidėjo, o ten prišaudė, prisprogdino, buvo tikrai rimtai paruošta viskas. O dar aš jeigu, mes žinom, kad ten tie užmokesčiai už dalyvavimą yra dideli, tai Realas ir Barsa gauna po 6 milijonus už dalyvavimą super tauriai. Barsa iš viso parsiveža namo 8, pergalė dar papildomus 2 milijonus garantavo, Realas parsiveža 7,4 milijono, tai 1,4 už antrą vietą.
Madrido Atletico 2,85 milijonai iš viso į piniginę, o Bilbao 1,7. Tai Atletico ta suma susideda iš to, kad 2 yra fiksuoti milijonai ir 8,50 už dalyvavimą pusfinalį. Atletico 8,50 fiksuotų ir 8,50 už pusfinalį, tai tas man tiesą sakant labai nepatinka. Jo, tai rėžiai tai nesmagus, bet čia mes jau esam daug turbūt kalbėję ir apie tai, kad Ispanijoje apskritai nėra to sąžiningumo, nes pavyzdžiui Anglijoje tos komandos už ten TV teisės, už užimtas ten vietas, tai ten šis tie skirtumai tokie mažiukai ir tu ten kartais pasižiūri sezono pabaigoje, ar tu ten buvai koks 3, ar tu 16, tai ta suma skiriasi, nu ten 20%, kas nėra ten didelis rėžis, sakykime taip, o čia tai mes žinom, kad Ispanija praktiškai didžiąją tą torto, tą pirago gabalus, tos didžiąją torto tą visą dalį suvalgo būtent Realas ir Barsa, tai kažkiek suprantama, kad tiem klubam gerai, jie gali varžytis ten ir tarptautiniai rinkoje ir būti, ar ne, tokie jau visiškai topiniai klubai, bet tuo pat metu tu skausmini kitas komandas ir tuo pat metu tavo lyga, tokiu tempu į viršų, kaip tarkim eina dabar Anglijos Premier lyga. To trūkį didini tiesiog, tik negali, dar labiau. Jo, tai jeigu dar ispanai neturėtų tokios kosminės futbolo mokyklos, kokie yra pas ispanus, ar ne, kiek daug tų žaidėjų vietinių, tu pasižiūri ten žaidžia, nesvarbu ten Elčia, Valera, kad ir tas pats mūsų atrodo, čia žinai, jis ten juda, belia kaip gerai yra ir tokių žaidėjų pilnai yra. Tikrai, tai jeigu tos mokyklos nebūtų, tai ispanų futbolas dabar būtų tikrai žemai, tikrai labai, bet kadangi yra ta sporto mokykla, tie vaikai užauga į vyrus, tampa tikrai gerais futbolininkais, tai tas labai stipriai gelbėja tiesiog ispanus. Jo, nes realiai Bilbao atvažiuoja už 805 tūkstančių, Barsa su Realo atvažiuoja po 6 gauna. Tai jau tu turi skirtumą 7 kartų realiai. Jo. Tai čia jokio sąžiningumo, man tai, pavyzdžiui, labai, labai toksai. Ir čia ne dėl to, kad čia Barsa Realas, bet man tiesiog, ta prasme, tai jie visi važiuoja į tą patį turnyrą. Aš suprantu, už pergalę ten gauni daugiau, antra vieta gauna dar kažkiek ten, ir taip pasidėlioji ir už dalyvavimą pusfinalį. Ir tada tu jau ten pasiskirstai ten. Bet kai vien už dalyvavimą taip skirtingai atrieki, tai čia jau man yra, aš prieš visą šitą. Jo, tai čia būtų logiškiausia, tarkim, ten po kokius skirk po 2 visiems, o tada jau, pavyzdžiui, tenais pusfinalį, jeigu žaidė, ten gauni dar po kokį ten milijoną, žinai, o tada nugalėtojas, nežinau, 5, o tiesiog padidink prizą, dar bus didesnė motyvacija laimėti, nes dabar matom, kad tie skirtumai, ar tu pirmas ar antras, 600 tūkstančių. Tarp Barsos ir Realo dabar. Tai čia nėra didelis. Dvigubai, žinai, ir va tada tau dar didesnė motyvacija. 4 ar 2, žinai, nepatekai, ten gavai 500 000, tarkim, žinai, bet už tai, kad dalyvavai, jau patekai į super, ten 2, tarkim, tai tada atrodo viskas būtų logiška, nes tu, laimėjai ten pusfinalį prieš ten ar Barsą prieš Realą, tai ir pasiimi tą dalį, žinai, čia atrodo visiškai tada logiška. Aišku, suprantam irgi žinom, kad kaip veikia rinka, žinai, akivaizdu, kad kai finale yra Barsa Realas, tu parduodi ten ir bilietus brangiau ir parduodi faktas, kad transliacijas ir tavo reklamos, viską mes šitą žinom ir puikiai suprantam, bet kažkiek to teisingumo tikrai šitoj vietoj norisi. Į pusfinalius turbūt, kad daug nelysim, galima pasakyti tik tiek, kad, aišku, Barsa susitvarkė labai labai lengvai prieš Bilbao, praktiškai galim sakyti, kad toks nepavykęs buvo tas pusfinalis 5-0 ir ten visas darbas jau buvo dar pirmam kėliny padarytas, 4 įvarčiai per 38 minutės ir praktiškai jau galima buvo uždarinėti šitą pusfinalį po pirmojo kėlinio. Ir žinai, tik tai dar koks momentas iš šito pusfinalio, kad labai įdomus susidūrimas vartuose. Pagrindinis Ispanijos rinktinės vartininkas Unajus Simonas prieš Joaną Garciją, kuris dar nėra stovėjęs ir nėra, man atrodo, gal net kviestas dar Ispanijos rinktinės trenerio. Turbūt, kad ne. Ir toks, pagal tai, kaip atrodo dabar Joanas Garcija, tai aš nežinau, aš rinkčiausi tarp jo ir Davido Rajos, tiesą sakant.
Nu, turbūt, nes šiaip, bet žinai, Davidas Raja mes jau matėm, kad jau daug kartų buvo kviestas. Jo, jisai tiesiog, Unai Simonas yra įcementuotas tenai, De La Fuente jis tinka, De La Fuente kol laimi, tai tu jam nieko nepasakysi. Tiko ir prieš tai, kai ir... Jo, ir tada Unai Simonas irgi stovėjo, bet man, jeigu jau juos du lyginant, tai man Raja yra geresnis vartininkas. O dabar šiuo atveju, tai man Unai Simonas iš vis lenkasi į trečią poziciją, ypač pagal dabartinę formą, ką matau, tai aš gal net dabartinį Joaną Garciją statyčiau į vartus, Davidas Raja pas mane būtų antras vartininkas, arba atvirkščiai, čia jau labai man toks pem ant pem. Nu, dabar galvoju, gal net Raja būtų protingiau, toks vis tiek labiau jau patyręs futbolininkas tam pačiam aukščiausiam topiniam lygiai. O Unai Simoną aš jau stumčiau iš vartų, tai, bet nežinau, čia aišku, čempioniškos problemos. Ir bus čia sunku, nes vienas dalykas dar, kad Unai Simonas dabar jau rinktiniai, kai Morata praktiškai nebefigūruoja, yra daugiausiai rungtynių sužaidęs ir kapitonas. Nu taip. Tai tada, žinai, toksai kapitoną nustumt yra labai sudėtinga. Čia turbūt labai viskas priklausys būtent nuo to, kokia ta forma, ar nedarys kažkokių klaidų, bet dažniausiai mes matom, kad jeigu jau tu klube, sakykime, taip rinktinėje esi tas numeris 1, ir tu ten gerai žaidi, dažniausiai tavo klubinis tas žaidimas, ypač vartininkui, ne taip smarkiai ir koreliuoja ir ne taip smarkiai krenta į akis, sakykime, yra buvę tų atvejų. Mes ten galim prisiminti net ir aikštės žaidėjai, ten, pavyzdžiui, tas pats Podolskis, atsimenu, ten klube nežaisdavo, o rinktiniai įvarčius ten muždavo ir žaisdavo. Tas pats atvejus atsimink su, pavyzdžiui, Andrė ter Stegenu buvo irgi, kur atrodė jisai ten Barsui vienu metu tikrai geriausias ten pasaulio vartininkas atrodo, Neueris ir ten prisicirkinės ir atrodė ten jau, žinai, jau kažkiek jau ta karjera, bet vis tiek stovėdavo, nes, yra ikona, yra komandos kapitonas, tai... Yra du, žinok, daugiau sužaidę. Tik tai nebuvo pastarajam lange, tai Alvaro Morata. Tai sakau, Morata, taip. Jo. Bet, tai jis šiaip kapitonas, kai yra. Tai taip, aš sakau, bet kai Morata nefigūruoja. Kai jo nėra. Ir Rodri. Jo, bet Rodri irgi dabar nelabai buvo. Dabar jau po truputį grįžti. Dabar jau grįž, jo. Tai kaip ir gali, žinai, biškį tą kapitoną rasti iš šitų dviejų. Jie trysia yra iš esmės tokie, nes ten pas ispanus visą laiką, aš kiek pastebėjau, tas, kas daugiausiai sužaidęs, tam ir tos antpečiai jau atitenka, palikinėja ten aikštė kažkada ir Ferranas Torresas yra nemažai sužaidęs, tai irgi buvo kažkada tą raištį užsidėjęs, bet, vis tiek ta rolė jo didelė, o pavyzdžiui, pasižiūri Davidas Raja 11 rungtynių, jo kaip Aleksas Remiro dar čia porą mačų buvo sužaidęs, bet, geras irgi vartininkas iš tikro, Ispanijai netrūksta į visas pozicijas tų gerų žaidėjų. Jo, bet čia jau bus, kaip sakant, tokios malonus galvos skausmai Luisui de la Fuente, pasižiūrėsim, kaip jisai juos spręs artėjant jau pasaulio čempionatui. 5-0, kaip ir sakiau, Bilbao buvo nugalėti, o antrame pusfinalyje virė daug aštresnė kova tarp Realo ir Atletiko. Ir sakyčiau, kad tas pirmas įvartis greitas, kurį įmušė Valverde, labai solidus, labai gražus įvartis, pirmas Valverde į šitą sezoną. Tokių jo bombų mes esame daug matę ir įpratę jau buvome, bet šį sezoną kažkaip, tai aišku, rungtyniauja labai daug to dešinių gynėjų ir faktas, kad iš tos pozicijos daug mažiau tų smūgių tose gerose pozicijose atsiduri. Čia šį kartą baudos smūgis, kažkiek, aišku, galima kalbėti ir apie Oblako tą gyvatvorę, kad ne visai gal. Ir Kasiorlotas taip pasisuko ir tą pilvą sutraukė kažkaip, kad tas kamuolys prazvimbė ten šalia, bet aišku, reikia nukelti tiesiog kepurę. Fedės Valverdės smūgis buvo kosminis. Jo, ta pliauska gera dėjo ten Fede Valverde ir tas įvartis nemažai pakeitė, nes akivaizdu, kad vis tiek Atletiko turbūt, kai tu įsivaizduoji žaidimą su Realu, vis tiek įsivaizduoji, kad šiek tiek labiau antrų numerių Atletiko žais, nes tiesiog tokia yra komanda. O Realas, aišku, kai įmuša antrą minutę, tuomet tas žaidimas keičiasi ir akivaizdu, kad tai privertė Atletiko žaisti labiau pirmų numerių, Realas kažkiek labiau atsitraukė. Ir tos rungtynės tokios buvo tikrai apylygės, galėjo pasisukti į abi pusės, turėjo progų ir Atletiko, turėjo progų Realas, antrajam kėlinyje vieną savo progą Realas išnaudojo, Rodrigo įmušė
gražų įvartį ir tuomet jau atrodė, kad Realas gal taip ir nueis iki to finalo, bet Aleksandras Serlutas labai greitai vos po kelių minučių rezultatą sušvelnino. Mes matėm, kad Serlutas irgi turėjo ir pirmam kėliny labai gerą progą galvą, bet nepasižymėjo. Ir pirmą mačą tarpusavyje, kai vyko derbis La Lygoje, irgi ten terorizavo praktiškai Serlutas Realo gynėjus. Tikrai sunkiai sekasi su tais aukštais tokiais augalotais vyrukais tvarkytis Realo vidurio gynėjams. Čia irgi Serlutas įvarčių pasižymėjo, bet rungtynių pabaigoje jau kažkiek galbūt ir pritrūko, atrodo, Atletiko. Gal mes kalbėjom ir komentuodami irgi, kad šiek tiek atrodė, kad ir tas oras Saudo Arabijoje vis tiek atvažiavus iš Ispanijos, kurioje šiaip, aišku, vis laik yra šilta, bet dabar irgi yra žiema ir kažkiek atrodo, kad futbolininkai gal irgi buvo neįpratę, nes taip jau jautėsi, kad nuo kokios 70 minutės atrodo įsitaškė visi ir gal pritrūko tos energijos. Jo atrodo, kad net klimpo aikštėjo gale rungtynių, kai reikėjo ten kažką greičiau, geriau ir tiksliau padaryti, didesnį atstumą nubėgti. Tai va tokie va Markosas Llorente, ypač kurie žaidė nuo pirmų minučių, atrodo viską kaip ir... Aktyvūs, jo, ir kurie viską daro gerai, bet tiesiog, jau iš to atrodo nuovargio nebepavyksta padaryti. Tai jo, jautėsi tikrai tas Markosas Llorente, ten jau mes žvengėme, patiko ir rungtynių metu. Nenorėjau per daug įsiplėsti, bet podcastą tai galima, tai žodžiu... visas įmanomas sąmokslo teorijas praktiškai pasiema su savim, bet kadangi ir žmona ten tokia pati, tai, jiem ten viskas labai gerai. Kėlė ten nuotrauką į dangų, fotkino, kaip ten tie chemtrailai ten, žodžiu, kas čia dabar man pasakys, kad čia nėra dirbti. Tai tu nori pasakyti, kad į Llorente Kapčiamiestį irgi dalyvautų? Blemba, žinok, jo, ten su tuo balvonu, kur čia plikais šonai nuskustyti, blemba, bet aš tai irgi nesuprantu. Ai, net nebesigilinau. Geriausia, kai atvažiuoja iš vis lempinį iš neaišku, kur 300 km nuo to Kapčiamiesčio gyvena, bet jiems reikia ginti. Beje, Kapčiamiestis. Kapčiamiestis. Čia taip, toks... Taip. Tai jo, apgailėtina. Dar vienas Lietuvos skaudulys, kur irgi vatinėm šiukšlėm leidžiam reikštis, kaip tik nori. Jo, Llorente tai taip, bet šiaip aišku, labai irgi vyrukas kūną prižiūri. Tai jo, kai valgo žolę, tik tai. Jo, jis ten veganas, man atrodo. Kažką, geras bičias labai. Žaidėjas geras, bet košės galvoj, ne visai daug gal, sakykim taip. Bet yra kenukus, aš nešioju, aš irgi šiaip turiu tos sakinius, kur prieš miegą porą valandų dėdėsi, ten apsaugo kažkaip nuo tokie raudoni irgi. Gerai nuramina, porą valandų prieš miegą užsidėdi, nuo tų visokių šviesų, žinai, akis tokius, tai toks po kokios jau valandos, pusantros, taip jau tik atakytės jau pabiškai jau tokios pačios merkėsi. Tai šiaip veikia tikrai. Okay. Bent jau aš irgi toks skeptiškas buvau, man draugas rekomendavo, pats taip pabandžiau. Visai nice. Ir ypač prie kompo, jeigu dar būni, pavyzdžiui, laiką, tai žinai, kai nėra gerai ten prie kompo ar prie tų ekranų būti prieš miegą, bet tie irgi ten nuima tą visą, kaip sakyt, nežinau, kaip ten tiksliai įvardinti, bet tas visas nesąmonės, ką spinduliuoja ekranai. Tai bet čia jau jo. Tokia. Ir dabar paskutinis Llorentės karas yra su ligoninių maistu. Kas šiaip jam pačiam nėra aktualu. Šiaip su ligoninių maistu, jeigu Lietuvoje, tai reikėtų kariauti, nes ką ten atneša kartais, tai čia Vytautas Mikaitis dabar ilgai stažavosi, tai vis laik tuos tokius organizuodavo ir kvizus. Ir būdavo dar ir visai tipo tokių bet kartais tą batoną ir tą šlapę. Aš atsimenu pats, kaip po operacijos, kai kelia raisti iš operatą, neilgai ten 3-4 dienas, ten ilgai nelaiko, kažkas tai tokio, žinai, buvau gal. Blemba, ten kartais kaip gauni, tai tu žiūri ir net nesupranti, kas ten yra. Tas toks tipo, ragaujam, Blemba, lyg ir košė, bet tai kokia čia avižos, čia nežos, toks, žinai, kai pastovėjo viskas toks, tai prieš tą tai gal reikėtų kovoti, bet aš manau, kad pas jį ten kova biški kitokia yra ten, jis ten
Jorentė ten, man atrodo, įsivaizduoja, kad ten dar kažko prideda į tą maistą, ne? Ten, Jo, ne ta tema. kad nesveikas yra maistas ligoninėse, kad turėtų būti sveikesnis, nes nuo to prasideda viso žmogaus lygos, ten, žinai, ir panašiai. Sakau, jeigu batonas su šlapenka, tai nežinau. Manau, kad čia yra šiaip absoliučiai kiekvienas dietologas pasakytų, kad idealūs pusryčiai yra batonas ir šlapenkos gabalas tiesiog. Liau, bet iš tikrųjų prieš vaikystėje kaime atsimenu, sekdavai ryte ir ką. O tai... Užaugom. Nežinau. Gal ir ne visai aiškus tokie, bet užaugom. Nu, nežinau, pavyzdžiui, dabar mano dukra yra dar ganėtinai maža, bet kai karštus sumuštinius kepu, tai šlapenkos gabalo tikrai paprašo ir tikrai nepagailiu. Tai... Ne, pavyzdžiui, karštas sumuštinis, tas trikampis, tai be šlapenkos. Tai... Ne, čia nesąmonė. Absoliuti. Šlapenka, sūris, agurkėlis, viskas. Kečiupas. Nu, kečiupų ištepė abi pusės, taip. Ir tada pats ir vakar kepiau, tai. Širdžiai atsiminimai. Aš tai jau kartais ten pasidarau, irgi ten įdedi kokią dar saliamį, žinai, ar ten kompiuko, ar ten krapų, bet jau čia sakau, čia jau toksai jau čia labai iš tikrųjų. Taip, aš sutinku, aš to net neneigiu, kad čia jau biški. Liaukis tiesiog. Kartais norisi, žinai, tipo, buržuazijos. Va čia yra Vilniaus burbulas, mėly žiūrovai, va čia yra Vilniaus burbulas. Jo, kai vietoj provincijoje kapčiamiestį tikrai nei saliamio nededa, nei krapo į karštą sumuštinį. Bet pripažįstu, visiškai pripažįstu, kad tikrai geriausia tas klasikinis momentas. Ir dar netgi ne aukščiausios rūšys, jeigu šlapenka, tai dar geriau. Ta, kur 7-9 centai, kur sutrintos akys kiaulių tikriausiai. Ne pirma, antra. O, gerai, čia mes nuvarėm nuo derbio, bet reikia kartais ir tokių, kaip sakant, nukrypimų. Nu ir ką, Vini, su Diego Pablo dar buvo. Jo, čia. Čia buvo įdomu. Pirmam kelny visas tas prasidėjo, tik tai mes tuo metu nematėm ir prieš antro kelnio pradžią parodė transliacijos režisieriai highlightą, kur aš galvojau, kad čia prieš kelnio pradžią jie ir šneka. Jo, atrodė. Bet paskui laivas atrodė. Jo, pakartojimas pasirodo buvo. Ir jie ten diskutavo, ten vienas kažką sako, kitas atsako ten prie to šoninės linijos. Okei, toksai ir paskui jo iš lūpų išskaitė, kad Diego bandė po odą palyst varžovų vienam iš puolėjų. Sakė, kad tave Florentino Perezas išmes. Šiaip tai, kad išmes, buvo labai teisinga frazė, kaip po to parodė laikas, po to jau čia nueisim į to, bet išmetė ne tą, ką reikėtų turbūt iš tikro. Bet, labai tokie įdomus buvo tie pasisakymai ir, aišku, ir tas išėjimas Vini Junioro, tikrai, nors ir mes kalbėjom, kad daug daugiau Realo fanų buvo tame pusfinalyje negu Atletiko, bet išlydėtas Vini buvo, tikrai ne taip turbūt, kaip tu tikėtumėsi. Bet ir Bernabeu jau buvo šituo atveju, tai čia toksai tiesiog persikėlė į Džedą iš Madrido, visa nuotaikėlė bendra aplink. 16 ar 17 rungtynės tos pačios be įvarčio, man atrodo. 16 gal. Jo, turbūt. O 17 atsidarė. Jo, nes 17 buvo Realo rungtynių, bet jis nežaidė su Talavera, man atrodo. Taip ir gausi. Jo, tai tada jau Vinis paliko aikštę, jo ir matėm ten dar parodė Pavlo į tribūnas, parodė jausį, kad paklausyk, ką čia tavo paties fanai, kokias žinutės siunčia. Na, bet žinutės paskui ir Vinis jau siuntė finale, į kurį... Beje, Diego Pablo Simeone atsiprašė galiausiai. Tai čia toks hitit momentas. Jo. Ai, bet žinai, hitit. Tai tu pirmam kelny hitit, o paskui antro kelnio pabaigoje tau vis dar, toksai jau blemba, tu turėjai laiko tikrai... Biškiai susiprast, ne tai, kad tu stovi ir galvoji, blemba, negerai padariau. Bet tau jau turi ateiti tas, kad tu jau antrą kartą po valandos realiai, jau tu gal nedarysi to paties. Ai, bet Diego Pablo, Aš tai suprantu viską, bet čia, žinai, čia toksai... Tema, žinai, man čia tema. Man tai patiko. Man irgi patiko. Ja. Mes kaip ir sakėm, atsimeni, kursi apie Italiją kalbėjom, tą seną gerą, kai dar daugybė žvaigždžių žaidė Italijoje ir tie treneriukai
stovintis prie suolo ir pešantis cigariuką. Nu, visiška romantika, suprantama, kad dabar neįmanoma, žinai, jau viskas, bet neskatinam čia nieko, bet nu, labai faina, tu žiūri tuos laikus, prisiminęs čia kažkada kažkokius senus įrašus žiūri ten. Peša jie tą cigariuką, nu ką, nu, žmogui nervai, nu, tai ką negali dabar, nu, kam čia trukdo labai. Taigi techniniai zonų į viršų, ten žiūrovai, 10 metrų nuo balkono yra. Tikrai, o tai ką žiūrovai veikia tuo metu visi tai realiai? Tai dar dabar Ispanijoje, va tokioj, tai ten rasi nemažai. Ispanijoje. Ir ne tik Ispanijoje, tai aš tada neatsimenu ar pasakojau, bet Bazelį, kai komentavau, Bazelį su Žalgiriu, tai ta prasme žolės kvapas toks buvo visų rungtynių metu, nes ten nu realiai labai šalia tribūnos tie komentatorių pozicijos neatskirtos per daug nei ką, žinai, nu ir tipo eina žiūrovai pro šoną ir tu ten per vidurį tą tribūnėlę tokia, žinai. Ir sėdi rungtynių metu tiesiog ir jauti, kad nu, kažkas visai šalia yra. Tai vadėl, kad taip linksmai komentavai. Nusiteikęs linksmai. O tu galvoji, Matijas Sasojavus ten mane pralinksmino. Džiugino. Savo 2 įvarčiais. Ne, senoli. Ne. Ja. Gerai, važiuojame į finalą. Realas Barsa sekmadienį. Prasidėjo finalas. Nu, taip aktyviai, bet daug šansų, nebuvo labai nei daug smūgių, nei daug progų, Realas turėjo pirmieji šansus, ten buvo ir Vinis pabėgęs, paskui ir Gonzalo Garcia pabėgo, tuomet jau ir Barsa atsakė savo pirmojų šansų tokių realių, kai Rafinha smūgiavo iš dar net atrodytų patogesnės situacijos, niekieno nedengiamas, bet į vartus tuomet nepataikė. Bet praktiškai gal net nepraėjus minutį gavo ir antrą šansą, Realas suklydo aikštės viduryje, Rafinha gavo gerą perdavimą ir iš karto pats dar tikrai puikiai uždarė visą tą Barsos ataką, to smūgis iš jau įėjus į baudos aikštelę, bet maždaug iš kokių 15 metrų į apatinį vartų kampą. Čia menį tarp kojų ir tikrai labai gražus Rafinhos smūgis, gražus įvartis. Ir Barsa pabėgo į priekį, bet pagrindiniai įvykiai mūsų laukė turbūt, kad pirmojo kėlinio pačioje pabaigoje per pradėtą laiką, per kurį įkrito net 3 įvarčiai. Kosminė pabaiga buvo, wow, negalėjau patikėti iš tikrųjų. 3 minutės buvo tik tai pridėtos, sužaidė komandos gerokai daugiau, čia irgi dar prie to prieisim, bet pirmasis įvartis Vinis Junioro irgi nuostabus, na, čia buvo tas Vinis, prie kurio mes buvome įpratę tas jo geriausią sezoną. Prieš porą metų, kai jisai nu, tikrai ėjo link Ballon d'Oro, laimėjo Rodri, jis liko antras, bet na, tikrai pikinis buvo tuo metu Vinis Junioro sezonas ir tuo metu buvo ir mažiau kažkaip tų visų nesąmonių, tikrai buvo daugiau susikoncentravimo į futbolą ir aišku turbūt, kad kai tau sekasi, tai irgi turbūt tas yra, kad mažiau irgi kreipi dėmesį į tos visus pašalinius dūzgesius aplinkui. Tikrai labai gražiai Vinis Junioras ten suklaidino Kundė, tarp kojų prasimetė kamuolį. Šiaip apskritai reikia pasakyti, kad Kundė sunkokos tokios rungtynės, tu kai esi įpratęs matyti, kad Kundė yra tikrai ir greitas, ir gerai įsirinkantis pozicijas tas gynėjas. Ir tikrai prieš tą patį ir Vinis Juniorą ne pirmą kartą toli gražu žaidžia ir anksčiau gerai tvarkydavosi, bet šiose rungtynėse kažkaip jam labai sunkiai sekėsi. Vinis labai buvo užsivedęs, Mbappé nežaidė nei pusfinalyje, nežaidė ilgą laiką ir finale, bet po to jau žengė į aikštę rungtynių pabaigoje, taigi išlygino Vinis Junioras rezultatą, bet iš karto labai greitai vėl Pedri surado Lewandowski, gražus ir Lewandowski įvartis ir atrodė jau, kad tas kėlinys pasibaigs, nes atrodė jau... Dar prie to įvarčio, blemba, per lengvai surado tą Lewandowski. Per lengvai. Nes Realo gynyba tiesiog tarp 2 vidurio gynėjų Levo atsidūrė ir perdavimas atliktas, aišku, lietimas labai geras buvo pirmas patogiai pasitaisytas kamuolys, bet nu, labai lengvai ten leido, nes realiai geriausias ieškotojas surado vos ne geriausią užbaigėją. Geriausias asistentas. jo. Gavo prizą, Pedri pats nelabai suprato, kas ir kaip. Jo, iš pradžių tą prizą po rungtynių paduoda Pedri, kažkaip galvojam, geriausias, jo. Geriausias žaidėjas, bet galvoju, blema Rafinha, čia 2 įvarčius uždėjo. Kažkaip galvoju, kažkas čia biškeli nelogiškai. Ir aš iš karto pradėjau galvoti, gal čia dar tipo už visą turnyrą, gal taip pusfinalys čia pala kažką tokio padarė, bet ten irgi Rafinha buvo, žinai, vos nekirtinis, tai toks
Jo, keista. Ir paskui žiūrim, geriausias asistentas. Tai tokį įteikė prizą. Beje, dar prie Žiulio Kundė, kadangi prisiminiau, mačiau Reelsą, bičas Migzonui kažkodėl stovėjo, tipo, ir žiūrėjo, su kiek pavyks Barso žaidėjų nusifotkinti, žinai. Nu ir ten, tarkim, ten eina Lewandowskis, žinai, praeina, tas ten sako, o, Leva, tipo, mėgstu ten tavo TikToko video, ten kažką gražiai šokį, žinai, praėjo. Tada dar kažkas eina ten, tas Dro Fernandesas, tipo, atėjo, žinai, jaunuolis nusifotkino, viskas tvarkoj. Eina Žiulis Kundė, tas sako, tipo, Kundė, tipo, foto, Kundė praėjo, sako, Kundė, I really like your style. Pist, atėjo Kundė, jau fotkinas. Nu, jo, Kundė šiaip, toks, sakyčiau, kad Juozas Statkevičius turbūt, kad futbolo Bliamba šiaip labai turi savo stilių. Šiaip prancūzai ten, žinai, jau kai suvažiuoja į rinktinę, tai ten... Atrodo, kad tas, žinai, kaip Lietuvos rinktiniai Kašio būdavo su mašinom tie visi bairiai, o čia yra kas kaip apsirengs. Tai... Ir tada Kante atvažiuoja, paprastai, tiesiog, va, išlipa. Tai yra kas ir su treningiukais, tai nemažai kas iš tikrųjų atvaro, bet yra ir hebras, kur labai rimtai būna pasiruošę, aišku. Nu, Kundė stilius jau aš pasakyčiau taip, kad man ne visuomet gal jau imponuoja, nes ten jau kartais atrodo, kad, tikrai nuo Paryžiaus ten, žinai, kažkokio to... Mados savaitės podimo jo išėjęs, ką tik tuo praėjo ir, blema, neturėjau laiko persirengti, tai, žinai, dar čia kažkokią tašytę užsiminčiau ir varau. Nu, bet... Buvo ir su Sijonu, man atrodo, kažkada ten jis atvaręs. Bet, ta prasme... Bet turi bičas tą ir jo akivaizdu ir pomėgis yra taip. Gražiai, taip stilingai apsirengti, bet ir taip jau kartais, kur, wow, tikrai būna pamatai ir... Nu, gatvėje jau, blemba, aš manau, kad net ir Paryžiui ten daug matė žmonės, bet manau, kad jau... Dėmesį atkreiptų, ne? Dėmesį tikrai atkreipė Vilniui čia, tai manau, kad jau kai kuriuose rajonuose dar sunku būtų praeiti. Nu jo. Bet jo, čia geras tavo tas pažymėjimas. O toliau grįžtant prie rungtynių, tai po Lewandowskio įvarčio kaip ir atrodė jau tas kėlinys lyg ir pasibaigs, nors aišku ir ten prieš tai ir Realas ilgai džiaugiasi, ir tada ir Barsa ilgai džiaugiasi. Ir visgi leido dar porą minučių žaist futbolą arbitras ir po kampinio, prieš kurį irgi ten jau matėsi, kad Barsus jau ten futbolininkai rodo, jau čia jau baigiam čia, bet kampinis uždirbtas, kampinį leido pakelti ir Gonzalo Garcia ten susirado visgi įvartį iš pradžių Hausenas smūgiavo jo galvą. Tai dar ten Rafinha kištelėjo galvą ir kamuolys į vartų konstrukciją atsitrenkė ir po to dar Garcia ten vieną kartą smūgiavo, tada krisdamas ir irgi nuo skersinio kamuolys įkrito į vartus. Barsa ten reiškia protestus, daugiau apie nieką ten turbūt ir nebuvo galima protestuoti, nes šiaip įvartis tikrai švarus, bet aišku dėl to laiko, bet turbūt kad logiška, aš tai ten nematau problemos. Ne, nebuvo, ten tikrai užsitęsė labai ir ypač kai įkrenta 2 įvarčiai. Tai kiek to žaidimo ten buvo? Taip. Tai čia man tai nebuvo. Aš suprantu, Barsa, kiekviena komanda turėtų ką pasakyti tokioje situacijoje, bet nebuvo ten jau taip, kad jau tu jau jauti, kad čia jau tikrai turėjo sušvilpti, čia jau tikrai turėjo būti pasibaigę. Nebuvo to jausmo, tai sakau, aš Barsą suprantu, bet aš neturiu problemų su tuo, kiek leido galiausiai teisėjas sužaisti ir ten, tai jo, įkrito įvartis, faktas, kad čia, žinai, pats blogiausias scenarijus tau susiklostė. Taip. Bet ne, aš nematau ten teisėjo kažkokių atsakomybių dėl to. Jo, ir rezultatas 2-2 po pirmo kėlinio, tas kėlinys turbūt, kad irgi labiau, aišku, priklausė Barsai iš tos, sakykime, kamulio kontrolės pusės, iš tokio dominavimo aikštėje, bet jeigu žiūrėsim pagal progas, tai tikrai Barsa daugiau neturėjo, netgi turbūt, kad Realas daugiau turėjo, jau minėjau, tos tikrai labai gerus, praktiškai 1-1 beveik išėjimai buvo ir Vini Junioro ir Gonzalo Garcijos, kuriais Realas nesugebėjo pasinaudoti. Bet antras kėlinys vyko kažkiek kitaip, Realas šiek tiek daugiau jau kontroliavo kamuolį, nes jeigu pažiūrėsi į pirmo kėlinio skaičius, tai tik tai 24% Realas kontroliavo kamuolį, tokiu labai akivaizdžiai antrų numerių žaidė, labai
kitaip, sakyčiau, buvo išdėstyta negu buvo prieš rungtynes ta Realo vienuolikė. Čiuomeny buvo patrauktas į vidurio gynėjo poziciją, Asensijo žaidė labiau iš dešinės, Valverde ten tikrai irgi dažnai leisdavosi žemyn ir tokiais jau praktiškai kaip vimbekais Valverde su Kareras žaidė, bet matėm, kad irgi kai Realas jau paskui su kamuoliu būdavo, tai Asensijo eidavo į dešinę, Valverde kažkiek stumdavosi į vidurį, ten bandydavo irgi daugiau tų žaidėjų sukoncentruoti Realas. Rodrigo žaidė labiau iš kairės, nors ir Vini Junioras buvo startiniai sudėty, bet Vini Junioras su Garcia žaidė praktiškai kaip polėjais. Dviem toks labiausiai turbūt toks, jeigu ilgiausiai pažiūrėtum, kaip Realas žaidė, tai sakyčiau, kad 4-4-2 turbūt labiausiai tiktų, nes ir gynyboje taip daugiau, kažkiek, sakau, tas penktas dar pasitraukdavo kartais gynėjas, bet labiau turbūt 4-4-2 buvo Realo tas įsidėstymas. Antram kėliny, kaip ir sakau, šiek tiek Realas su kamuoliu irgi žaidė daugiau ir tas futbolas toks labiau galbūt net apylygus buvo, bet antram kėliny gal ir mažiau to tokio konstruktyvo, atrodydavo, kad vis pritrūkdavo kažkur tai ar paskutinio perdavimo, ar kažkokio tai šviežumo gal kai kuriuose epizoduose ir atrodė, kad toks iš pradžių atrodė, kad irgi bildinasi galbūt kažkam panašiam dalykui, kas vyko pirmam kėliny, bet Rafinha labai panašių metų, kaip ir pirmam kėliny irgi per vidurį kėlinio pelnė visgi tą įvartį. Toks rikošetas nemalonus Thibaut Courtois nuo apsaugos praktiškai Asensijo kamuolys įkrito į vartus. Ir ko pritrūko turbūt pabaigoje iš vienos pusės Realui, kad tokio labai ryškaus šturmo mes kaip ir nepamatėme iki tol, kol nebuvo išvarytas iš aikštės Frenkie de Jongas. Raudoną kortelę jis gavo jau pačioje rungtynių pabaigoje, jau per pridėtą teisėjo laiką, irgi ten protestavo. Galima pasakyti, kad tokios labai grubios, didelės, brutalios jėgos tame momente kaip ir nebuvo, nes jisai čiuožė ir jau praktiškai taip sustojęs buvo, kaip kartais būna čiuožė ir taip jau, žinai, įeina į tą žaidėją labai taip piktai, tai čia tokio, sakykime, didelio kontakto nebuvo, bet aišku, vėl Kylianui Mbappé į kelį, kas žinom, kad Kylianas Mbappé kaip tik dabar ir gydosi kelio traumelę ir žaidė tik tai 15 minučių šiose rungtynėse, bet sakyčiau, kad pelnyta raudona kortelė, nesakau, kad buvo toks siekis ir intencija, bet tiesiog ta koja pakilo ir tu įvažiuoji vos ne į kelį žmogų ten prie pat jo kelio, tai šiuolaikiniam futbole tai yra raudona kortelė. Jo, ir teisėjų paaiškinimas buvo dėl šito epizodo, tai dėl to vadinamo excessive force, būtent kortelė buvo rodoma, tai ne tik, kad, žinai, ne apačioj tas kontaktas, bet ir tas smūgio jėga nuo arbitrų buvo per didelė, nespėjo ten jos kažkaip labai sušvelninti De Jongas, tai ir matėm, kad De Jongas ir po rungtynių ėjo pas arbitrą, ten kažką kalbėjo, iš pradžių gal biški piktai, paskui galiausiai jis nusišypsojo, paspaudė rankas, ir realiai, žinai, komanda laimėjo, tu praleisi dabar Copa del Rey rungtynės ten su kažkuo, tai čia nėra, galiausiai tas epizodas nekainavo tau nieko, tai tu gali jo dabar čia padiskutuoti, turėti savo nuomonę, aišku, De Jongas gal sakys, kad, žinai, nebuvo ten kažkoks stiprus smūgis ir ten kažkas, visi turėjo savo argumentų, teisėjas parodė raudoną kortelę, ar tai buvo neteisingas sprendimas, ne, tai nebuvo neteisingas sprendimas, tipo, ir viskas čia gerai su tuo, tai iš pradžių, kai jis parodė, tai atrodė, kad gal per griežtai, bet kai pamatėm tą pakartojimą, kai ta koja kyla į viršų ir ten tas, kaip sakai, visai šalia kelio tas kontaktas, tai tada... Per aukštai tiesiog. Jo. Tai... Na ir aišku, dar pačioj jau pabaigoje. Ten, blem. Realas turėjo du labai rimtus šansus. Visų pirma, Kareras gerai ten čiumenį paliko kamuolį. Šiaip neblogai įžaista dar. Palyginus tai, kad jau vis tiek tokia panika, jau dažniausiai tokiu laikotarpiu, kai vyksta rungtynės, jau per pridėtą tą teisėjo laiką, jau tos tokio konstruktyvo didžiulio nebėra, bet kas jau kas, bet Realas moka dažniausiai sukurti vis tiek tose paskutinėse minutėse ir šį kartą irgi pavyko. Bet Kareras smūgis nei stiprus, nei labai tikslus ir dar pozicija buvo gerą užsiėmęs Joanas Garcia, tai praktiškai net ir tokioj situacijai, kas yra blogiausia, kai tu turi tiek daug žaidėjų baudos aikšteliai, kad tu smūgiuoji taip, kad vartininkas net sugauna kamuolį. Tai čia, žinai, kad tu bent jau smūgiuotum taip, kad jis dar atremtų, tai dar kažkas ten galėtų damušt, kaip sakoma, taip liaudiškai, bet
to net nebuvo ir po to dar Asensijo po dar vieno kampinio irgi jau paskutinis epizodas rungtynėse, Kylianas Mbappé irgi gerai perskaitė tą momentą, šiaip kad nebandė ten smūgiuoti iš to tokio aštraus kampo, o įmetė gerai kamuolį į tą visą krūvą žaidėjų ir ten Raulis Asensijo kamuolį sugebėjo susimedžioti, smūgis galva iš patogaus atstumo iš nedidelio, visai neseniai Raulis Asensijo į Betis vartus irgi panašų įvartį galvą įmušė, bet šį kartą irgi pozicija smūgiavo praktiškai ten, kur stovėjo Žuanas Garcia, bet smūgis irgi labiau į vartų vidurį turbūt reikia pasakyti, kad nebuvo pavykęs ir 2 realo šansai nusitemti Barsą į baudinius nebuvo realizuoti ir Barsą šventė pergalę. Jo, tai čia dar reikia paminėti, kad pratęsimo nebūtų buvę, tą jau sakėm ir transliacijoje, kad panaikino čia prieš metus ar prieš 2, dabar neatsimenu, nes kad nebūtų tos perkrovo žaidėjams dar sezono vidury papildomos. Tai buvo panaikintas pratęsimas, tai realiai ką Realas galėjo pasimti baudinių šitoje situacijoje ir... Gal šiaip ir teisingas būtų visos tos situacijos išsprendimas, žiūrint į rungtynių kontekstą, panašiai apylygis komandos. Aš tai būčiau buvęs už. Dar ypač kai neutraliom akim žiūriu, tai žinai, tie baudinukai visada toksai papildomas įvykis. Ir tos 2 progos, tai jo, gali sakyti, kad 2, bet sakyčiau, kad Carreras, ten turėjo... Jis turėjo daug išspausti. Jis padarė mažiausiai, ką įmanoma toje situacijoje. Nes kad tu atliksi smūgį, tu atliksi smūgį. Faktas. Ten jau nepataikyti kamuolys sudėtingai, nes tos kamuolys vos rieda. Tau idealiai, ten atstumas iki vartų nedidelis. Čia labai gerai perskaitė, kad paliko, nes ten atrodo ir jam dar galėjo smūgiuoti, bet pajutė, kad kitas visai iš idealios, tiesiog tiesiai tau prieš vartai 10 metrų. Ir tokį smūgį atlikti, čia žinai, mėgėjuose jau už galvos griebtumės po tokio momento, kur tipo tokį... Bagdoną priekčiau, tikrai. O ką Bagdonas padarytų? Sakyčiau, tai dėktų tą pliauską, normaliai, ką tu čia tos šuniukučias stumdė. Ne, Bagdas špicą durtų pamatytų, garantuoju savo tą, kur neprognozuojamas, kur bet kur varo. Tai gal Modričiaus tokį dešinę matytų? Manau, rungtynių pabaigoje prie 2-3 špicą durtų ir baigtųsi. Virš vartų. Gal. Bet žinai, bent jau dėtum tą tokį, kur, Jeigu Carreras būtų į dangų paleidęs metrą virš vartų, man būtų geriau, bet jeigu tokį būtų, žinai, segęs, kur žinai, kad arba pataikysi, nepataikysi, ten kamulio ieško kažkur dar su Ramoso tuo pačiu, bet bent jau, yra, o čia toks, kur čia mes, kaip ekrane atsimenu, tai sakydom, kad čia vartininko yra tiesiog apšildymas, bet jau čia, vartininkas apšilęs 95 minutė. Bet grinai tokius rydeni, kur jis, žinai, praktika. Jis templė tą, žinai, sugaudo tą. Kaip kengūra, bet jo, tai Carreras čia, blemba, geresnio šanso tokiu metu rungtynių, tokiuose rungtynėse, tu negausi. Nebus, nes ten visi susispaudė, mažiau vienu. Jau vien tai, kad toks kamuolys ten kažkaip nuriedėjo, jam jau buvo čia kosmosas iš esmės, nes ta kita komanda tai tik ginasi jau dabar, visi. Ir tu turi tą kamuolį taip dar patogiai atriedantį tiesiai prieš vartų. Čia kaip atsimeni, Buendia šovė į vartuką, kai irgi ten baudos aikštelį prieš Arsenalą, kai sukrito ten ir pergalingą tą šovę. Tose pirmose rungtynėse tarpusavį, taip. Šesnėse, irgi ten bam, toks balaganas, ten tada Kamara biški pratempė ir tokį, tai va, čia paėmė jau, jeigu jau taip smūgiuoja jau tuo šoniuku, tai tada jau duodi į 9, kad variantų nebūtų. Aišku, ten žaidėjų miškas, taip toliau. Ten mes kaip ir kalbėjom, gal jis rinkosi tą, žinai, kad matė, kur yra žaidėjai ir bandė tiksliai tiesiog. Tą tipo skylę, žinai, kažkur tai, bet ten jau nereik tikslumo, reik durti ir ten, žinai, rikošetai dar kažkokie, tai reikia... Tai jo, net jeigu tu, žinai, stovi ten, vis tiek ant vartų linijos dar irgi buvo vienas kitas, man atrodo. Vienas žaidėjas buvo, man atrodo. Tai tu jau net pataikyk į jį, tarkim. Tai ar nuo jo į vartus atšoks, ar nuo jo, kai vasakai kažkur atgal atšoks dar kažkas, bet, čia yra blogiausia, ką tu galėjai padaryti toje situacijoje. Aišku, iš kitos pusės žaidėjas, kuris ne į varčius mušt paimtas, žinai, tą realą. Bet atsimeni, kokį įmušė palauk. Buvo. Ten mušė 9, ten gerą tokį, neatsimenu dabar kuriai komandai, bet atsidarė tai įspūdingai. Tai va, tai čia buvo tas šansas, po kurio jau aišku, kad tas... Jo, ten Asensijo, tai žinai... Ten sudėtingiau jau buvo. Galva jo, niekada nežinai. Irgi gera proga. Jo, galėtum išspręsti. Bet sudėtingesnė. Bet jo, sudėtingiau, faktas.
Ir toliau jau aišku, ten ir Barsos visi šventimai, vėl ten Karvahalio šiokie tokie pasišpilkavimai, nors ten... Arda Gilero? Jo, Arda Guleras po švilpuko iškart nubėgo ir ant tos tokios dirbtinės, kur būna šalia aikštėje, žinai, pridėta toj techniniai zonai. Kamuolys buvo ir ar ten... Buteliukas. Buteliukas, jo. Ir bandė spirti jį. Įdėsim gal tą video kažkur, jeigu dar nematėt. Paslydo, tėškėsi ant tos žemės. Toks grinai, žinai, kur kaip būna per filmus rodo, kai ant ledo žmonės paslysta ir toks jau pilnai ir ant tos nugaros toks. Kaip per vienas namuose. Jo, grinai, visiškai. Eikti savo kaip dėjusi, ir paskui atsistoju greitai. Bet kuris būtų, nes ten realiai ten dar žmonių stovėjo priešais jį, tai jis būtų tą buteliuką kažkam taip šovęs. Ir man atrodo, ten gal net keli tie arabai ten jau laukia, žinai, gal tos apdovanojimų ceremonijos ar kažką, nu tai tu ten tam El Khalafiui pataikyk, žinai, kažkuriam čia sugalvojo vardą, pavardę, nu tai tu gali ten, nežinau, neišskrist, negrįžt, rizikingai turkelis čia buvo sumastęs. Tai gal ir gerai, kas lysteli. Gal ir gerai, kad lysteli, bet jo įsidrėbė tai. Ir paskui mačiau, kad tipo, paustina ten, žinai, Hebra socialiniuose ir, tipo, Frenkie de Jongas čia labai laukia, kol grįž galės į aikštę ir rodo atseit, kad Frenkie de Jongas įbėginėja ten, žinai, jau džiaugtis į aikštę, išvarytas jau po to finalinio švilpuko ir visi komentarai, ar tikrai čia tą norėjo parodyti, kad, tipo, visi labiau į Gulerą, žinai. Ja. Wow. Beje, dar iš šitų rungtynių, tai prieš rungtynes Barso žaidėjai, paskui jau po rungtynių pasakojo, kad prieš rungtynes Ronaldas Araujo kalbą šovė rūbiniai, buvo jau sugrįžo ant suolo ir į aikštę išėjo po De Jongo raudonos kortelės ta gynybai paskutiniai. Retrytė buvo apsilankęs. Jo, buvo retrytė, buvo Izraelį nukeliavęs prie sienos raudų, pasimeldė ir dabar panašu, kad, nu, kaip ir gal praeitį paliko tas savo visas psichologinės bėdas, po apsilankymo Stamford Bridge teko pasimtų tokių atostogų Ronaldui Araujo. Nu, reikia tikėtis, kad viskas gerai bus. Ja, tikrai žaidėjas geras ir gali žaisti tam lygiai, čia faktas. Ja, tiesiog, kad kartais, nu, vat, būna tos situacijos, kur tau susideda, psichologija toks dalykas, kur, žinai, visada lengva sakyti, ai, čia milijonus gauna ir čia jų problemos kažkokio, žinai, čia va, nesusidūrė su tikrom problemom, bet, nu, kiekvienam žmogui savos tos problemos faktas yra. Tai va, tai šitas dalykas. Nu ir Hansi Flickas vis dėlto įspūdinga, kad šitas vokietis yra dalyvavęs 8 finaluose ir visus 8 juos yra laimėjęs. 5 su Bayernu ir 3 su Barsa. Aišku, su Barsa tai buvo 2 supertaurės ir 1 Copa del Rey, bet su Bayernu Čempionų lyga, Vokietijos taurė, Vokietijos supertaurė, Europos supertaurė ir pasaulio klubų čempionatas. Dar man atrodo, palauk, Hansi Flickas kaip asistentasgi ir pasaulio čempionatą yra laimėjęs. Tai kaip asistentas gal jo, bet čia jau kaip vyr treneris klubiniam futbole 8 iš 8. Tai neįtikėtina, žinai, kai būna 2 iš 2, 3 iš 3. Bet čia visus 8, kuriuose dalyvavo, visus 8 ir laimėjo. Tai fantastiškas pasiekimas. Tikrai įspūdinga. Žiūrėsim, kaip šiemet pernai gaila nepavyko jiems iki Čempionų lygos finalo nukeliauti. Buvo labai arti, jo. Buvo irgi netoli to. Jo, Barsai iškovojo dar vieną titulą. El Clasico pirmą šiemet laimėjo Realas, dabar laimė Barsa. Svarba čia... Klausimas, kaip pamatuosi tuo metu, kai Realas laimėjo La Lygoj, tikrai buvo labai svarbus, reikalingas Realui ir atrodė, kad tuo metu Realas jau bėga turnyro lentelėje. Bet matai pagal formą labai, ne? Jo, atsispindi žiauriai. Va tie rezultatai taip. Visiškai pagal formą. Nėra, kad apsiverčia staiga tose rungtynėse kažkas. Tada buvo Realas geresnė tikrai komanda tuo metu. Ir geriau žaidė. Ir jie geriau žaidė, jie laimėjo El Clasico. Dabar Barsa atrodo geresnė komanda aikštėj, Barsa ateina ir laimė El Clasico. Visiškai toks, žinai. Ir tada, va, tarkim, tam ir Madrido derbis, kai buvo. Atėjo Atletiko geresnės formos nei Realas tuo metu, pėsų daužė, žinai. Dabar būtų žaidžiamas Madrido derbis, net nebejoju, kad 9 iš 10 tikrai Realas pasimtų. Jo, kažkiek dabar atsispindi gerai. Kažkiek geriau, bet matom, kad ne visiems ta forma tinka Realo. Vis tiek. Jo, nu ir aišku, po šitų rungtynių pirmadienį išėjo netikėta bomba, nes
kažkiek buvo vėl šnekėta. Aš atsimeni, tau prieš finalą siunčiau. Jo, bet ten aš kaip supratau, buvo kalbėta dar prieš tai, kad pusfinalis labiau buvo, kad jeigu būtų Atletiko, kad jeigu neišeitų net į finalą, tai tada buvo labiau kalbėta, kad galbūt tas galėtų irgi jau būti, žinai, kad čia antrą kartą Atletiko pralaimi, nepatenki į finalą ir tada jau ateita kėdė vėl galėtų sudrebėti, žinai, čia Belonco. Bet dabar, galbūt tas finalas, sakykim, taip buvo žaidžiamas gal ne tuo stiliu, kokiu tikisite, nežinau, tarkim, Florentino Perezas, kad ar ne, kad tu čia turi bandyti dominuoti, kad tu negali žaisti taip kaip pirmą kėlinį ten su 20% kamulio kontrolės, bet, nežinau, aš vėlgi, man atrodo, trenerio pagrindinė užduotis ir ypač tokiuose mačuose yra laimėti, ar ne, ir tu pasirinki, kaip tu nori laimėti. Aš suprasčiau, jeigu tu, žinai, sakytum, čia Belonco čia visą šitą sezoną žaidžia su visais vos net ten, žinai, antrų numerių. Taip nėra. Yra ten tų momentų rungtynėse. Vis laikas Ispanija, mes kai ir kalbam, Ispanija tokia lyga, kad ten visos komandos moka žaisti ir visos ten gali tave biškutį irgi pasuktą grajų, ypač jeigu tu dar ten, žinai, kaip Realas ten presinguoji kosmetiškai ir įleidi tiem žaidėjim ramiai ten išeidinėti iš tos gynybos, nors rodai, kad presinguoji, bet iš tikrųjų nepresinguoji. Tai čia yra turbūt problema, bet, sakau, man tai buvo ta žinutė, kad čia Belonco yra atleidžiamas, kad išsiskiriamas su treneriu, kaip ten paskui mutual agreement, bet tikrai neatėjo... Akivaizdu, kad jo neatėjo čia ir nepasakė, kad aš čia, manau, kad negaliu padaryti su šitą komandą nieko. Tikrai ne tai buvo. Čia toks tiesiog turbūt, kad gražus įsiskirimas, turint omeny, kad Realas, ką mes ir kalbėjom, šiaip atsimeni, darėm tos drąsius spėjimus ir ten mūsų mylimas kolega, kaip sakant, spėjo, kad nors pats yra Realo fanas, beje, ir spėjo, kad čia Belonco nebus iki galo sezono vyriausių Realo trenerių. Tai ir mes ten, čia neįmanoma, čia nuėms, čia nesimėto treneriais Realas. Įrodyta buvo kitaip. Tai va, tai jo, ir mane tai labai nustebino ta žinutė, nes aš suprasčiau, jeigu būtų pralaimėjimas ten Barsai, žinai, nežinau, ten 3-1, 4-1. Beveltiškai. Jo, ir matytum beveltiškai. Jo, kaip pavyzdžiui, praėjusią sezoną kelis kartus Realas pralaimėjo El Clasico. Tai ir tą pačią Superkopą buvo pervažiuoti 5-2. 5-2, jo, kur ten net ir išvarytas buvo Šesnai, įmušė Rodrigo ten tą baudos smūgį ir atrodė, kad čia dar visai gal Realas atsigaus, ar ne, čia Barsa turi vienu žaidėjų mažiau, pirmauja 3 įvarčiais, bet čia dar pusvalandis, ir dar atrodo, dar kažką bent jau sugrįžti rungtynės galės. Čia nieko panašaus, čia tu žaidėjai, apylygų futbolą, jo, ten kamulio kontrolė, bet jeigu, sakau, progą suskaičiuosi, pažiūrėsi tos visus aštriausius situacijas, į abi pusės galėjo pakrypti šitas mačas. Tai Kareras būtų įmušęs ir viskas, saugus Alonso. Ir tada atseit jo, įmušė. Ir tarkim laimė seriją baudinių. O jeigu ir pralaimėtų, tai gerai, ką ta baudinius. Sakau, mane labai nustebino, labai keistas sprendimas. Rėmėjų daly daugiau pakalbėsim. Aš vakar praleidau visą vakarą skaitydamas ispanų žiniasklaidą apie šitą atleidimą. Labai daug visokių momentų ir kampų. Tai dabar čia taip jo paminėm ir daug labai neįsiplečiam. Rėmėjų daly išsiplėsim labai smarkiai, manau, apie šitą ir visas tas. Nes šiandien niuansų yra. Mūsų rėmėjų labai daug irgi atsiuntė ir klausimų. Jo, nes ir klausimai pagrindiniai buvo apie tai kadangi tai bus rėmėjam, tai čia, kad nereikėtų irgi kartotis, tai... Jo, daugiau pakalbėsime apie visus tos reikalus, bet sakau, mane žiauriai, aš tik tai tokį labiau emocinį, kad mane žiauriai nustebino, nes visų pirma, ką mes ir minėjom tuose spėjimuose, kad Realas nėra tie, kas mėtytųsi taip treneriais ir dažniausiai iki sezono galo būdavo išlaukiama. Kitas dalykas, nėra čia dar kažkas tai prarasta, kad jau, žinai, sakytum, kad tas sezonas jau visiškai susvilęs ir jau čia jau reiktų labai kažkokių tai didžiulių permainų. Bet tuo pačiu, kaip aš sakau, tas klubas yra, kur, kai Sergi Užytais daug tau ir džiugių momentų padovanoja, bet kartais padovanoja tokių momentų, kur tiesiog
nesupranti, kodėl net, pavyzdžiui, atsimenu ir ten visi kitie Angelio Di Marijos pardavimai, nes ten Chamesas Rodriguezas užsiautėjo pasaulio čempionatė, reikia dabar čia naujo dar kažkokio žvaigždūno, nors ten Di Marija, ten, nežinau, fantastiškas futbolininkas, gerai tinka su ten Kristiano draugeliai, ten vienas kitam ten pasus duoda, tas ten patenkintas, nes Di Marija vis laik tą pasą iškiš ir taip toliau. Paskui pamatėm, kuo tas Chameso Rodriguezo atvykimas pavirto, sakykime, taip netapo jis tą žvaigždę, kuria buvo tikėtasi ir tokių buvę nemažai, tokių situacijų būnant Realo, kaip sakant, fanų, tu jų esi išgyvenęs nemažai ir jos tokios kartais yra labai labai sunkiai suprantamos. Aš žinai, dar ką pagalvojau, kad šitas Florentino Perezas gal ir nebūtų atleidęs, bet kai jam reikėjo stovėti per tą apdovanojimų ceremoniją, sveikint varžovus, spaust rankas Barso žaidėjam yra momentas. Ir būt pažemintam prieš visą futbolo pasaulį, tai galbūt Flo Perezas nusprendė, kad daugiau aš jau šito čia nenoriu. Šito aš čia jau daugiau nebevažiuosiu čia daugiau. Nebanoriu. Vis, ate. Jo, o ką toliau FA taurį dar truputį persibėkim, turbūt, kad ir per Italiją dar porą rungtynių aptarsim. Ir FA tauriai be abejo reikia pradėti nuo Magic of the Cup. Macclesfield, jo, klubas, kurio pavadinimo turbūt daugelis jūsų nėra girdėję iki šios savaitės, iki praėjusios savaitės, bet šis klubas žaidžiantis 6. pagal pajėgumą Anglijos divizione, tas vadinamasis non-league football. Jau ne profesionalus. Realiai. 6. pagal pajėgumą, bet realiai ten labai sunku įvertinti, nes tokie regionais ten žaidžia. Taip. Tiesiog, kaip, nežinau, kaip pas mus čia. Bet turi darbus, bičiai, turi darbus. Jo. Ne visi. Yra keli, kurie nedirba, kurie žaidžia. Jaunuoliai daugiau. Bet yra, tarkim, gynėjas Samas Heitkautas. Jisai pilnu etatu dirba mokytojų ir gal net ne mokytojų, kūno kultūros mokytojų darželį, kaip supratau. Ir pirmadienį sėkmingai grįžo atgal į darbą, yra labai labai gražus video, kaip jį tie vaikučiai pasitinka plojimais ir išmetė FA taurės laimėtojus, jų mokytojas iš Anglijos taurės. Kosmos, absoliutus kosmos. Visiškai jo, Crystal Palace nugalėtas namuose 2-1, ten tie vaizdai, kaip visi fanai bėga į aikštę, irgi ta futbolo romantika, kurios dabar jau retai matome, nebevyksta, apsauga jau nebeleidžia, anksčiau tai tikrai daugiau tokių įvykių matydam, dabar jau labiau ir pamatom tokiuose bendruomeniniuose, tokiuose labiau tuose klubeliuose. Šiaip įspūdingai sugebėjo 2-1 nugalėti Crystal Palace ir dar įspūdingai yra tai, kad tai yra pirmas kartas nuo 1909 metų, kai būtent ta non-league mėgėjų komanda sugeba nugalėti FA taurės laimėtojus ir būtent ta prieš tai buvusi komanda 1909 metais buvo irgi patys Crystal Palace, nugalėjo tuo metu Wolverhamptono futbolininkus, kurie prieš tai buvo iškovoję taurę, o Crystal Palace tuo metu dar buvo irgi, kaip sakyti, tik tai tokioj embriono stadijoje ir dar nebuvo tokia komanda, kokią mes jau mūsų laikais esame įpratę matyti. Dar 2 labai įdomus kampai, vienas labai gražus, kitas labai skaudus apie šitas rungtynės. Prieš mėnesį Macclesfieldo puolėjas Ethanas McLeodas žuvo automobilio avarijoje, būdamas 21 metų. Ir jo tėvai irgi buvo šitose rungtynėse, atėjo ir į Rūbinę po rungtynių kartu su komanda pasidžiaugti, toks tikrai tragiškas įvykis, kuris nebuvo pamirštas ir šito mačo metu. O iš tų gražių dalykų, tai Macclesfieldo treneris yra Veino Rūniai brolis. Ir po rungtynių gavos taip, kad Veinas Rūni kalbino savo brolį, kuris ką tik sukūrė FA taurės istoriją.
Tai įspūdingas irgi momentas, irgi gražių gražių dalykų papasakojo Veinas Rūnė apie savo brolį, apie tai, kaip jis ten siekia to savo trenerio kelio. Tai toks atrodo rungtynės, apie kurias, jeigu būtų Pelasas jas laimėję, mes nieko nekalbėtume, net neužsimintume ir to Macclesfieldo ir toliau niekas nežinotų. Jo, faktas. Bet dabar, kai įvyko šitas, tai tada užsisuka visas tas ir čia yra ta taurės momentas, kur apie tai ir yra taurės turnyrai. Visiškai. Remigijau Milašiau, apie tai yra taurės turnyrai, kur ateina žemesnės lygos, prastesnė komanda, iš vienų rungtynių žaidžia prieš bet kurį klubą ir nepatenka ten tiesiai į ketvirtfinalius dažniausiai FA taurėse niekas. Nežaidžia 16 kartų su ta pačia komanda, 16 ratų ir neaišku kur, kokioj lygoje, dėl to, kad paskui sužaistų vis tiek užimtų ten, ar ten prieš antrą komandą, ar prieš trečią žaisi ten. Tai taurės turnyrai yra apie tai, apie šitas magijas, apie šitas istorijas, ne apie grupių etapus, nes taurių turnyrai taip ir yra taurių turnyrai, nežaidžia iš karto nokautas dėl taurės. Tai gerbiamas Lietuvos krepšinio lygos vadovė ir visa jo komanda, kreipiamės į jūs, žinom, kad esam futbolo sekcija, bet jeigu kažkokiu patarimu ir galim duoti, tai čia yra mūsų patarimas, taurės turnyrai yra taurės turnyrai. Ačiū. Būtent, tai atvažiuotų prieš Sūduvą Mantingą žaisti, nežinau, Rytas, Juventus, dar kažkas. Gal geriau nevažiuoja, nes Sūduvos Mantingos salė, Keramzitė, liaudiškai tariant, tai sekretoriatas aikštėj. Bet va čia ir magija. Čia ir grožis. Čia ir magija. Tai ir Macclesfieldo stadionas, tai ne Bernabeu, ne Emiratai ir ne Wemblis, žinai, bet... Esi teisus, iš tikrųjų. Bet atvažiuoji, ir žaidinu, ir tokia ir tema, žinai, tai čia visiškai sutinku, labai geras pastebėjimas. Ir dar labai gera tema irgi Macclesfieldo girdėjai tą, kur savininkas jau ten sako, čia viskas realiai kaip įvyko, pasakoja bičias, kaip įvyko, kad jisai tapo tuo, žinai, čia jų jau owneriu. Tai čia bare viskas, realiai gėrėm su Hebra, truputį kažką vieną kitą pintą, paskui gal dar kažką rimčiau. O nesakė, kad 4 paras ten jis buvo... Ten judėjęs, žodžiu, tai čia nesvarbu, čia jau. Bet, kaip sakyti, judesys buvo ir judesyje buvo padaryti tokie sprendimai. Sako, nei aš žinojau, ką veikti su ta komanda, nei kas čia apskritai bus, bet, pažadas yra pažadas, kaip sakant, jeigu jau buvo sutartas dylas, tai jau buvo. Ir prašau, kokia romantika. Jo, ir dabar šiaip dar įdomu, kad Macclesfieldas gavo dabar Brentfordą. Jie ten irgi džiaugiasi vėl, kad dar vieną stiprią komandą ir panašiai. Aišku, gal norėtum, žinai, čia gal dar ir kokį Chelsea išvyko, kur, žinai, galėtum ir pinigų pasimti dideliam stadione, nes ten tie pinigai dalinasi, žinai, klubai. Per pusę. Jo, per pusę. Bet Crystal Palace nusprendė, kad savo pusę irgi atiduoda Macclesfieldui jau prieš rungtynes, toks irgi labai gražus šiaip gestas iš didelio klubo. Jo, tai tie dideli dažniausiai jau, kai jų arenose vyksta, kai jų stadionuose vyksta, tai dažnai ten būna tas, kad jie neima, nes, čia jau vis tiek. Ką ten jo paimsi? Ką ten labai paimsi, iš jų, iš to stadiono. Tai, bet kitas dalykas, pavyzdžiui, aš pagalvojau, Brentfordas visai tinka. Macclesfieldo žaidėjukai tai tokie darbiniai, taip. O Brentfordas ką žaidžia toj Premier lygui? Irgi daužusi. Nėra, kad jie turėtų ten, žinai, ten jau tokių, žinai, žaidėjukų, kur ten, barceloniškai tiki tą, kad ten pradėtų sukti ir iškatalintų. Tai aš galvoju, čia visai dar tema jiems su tokia komanda. Jeigu gaut komandą iš Premier lygos, kur gali praeit, tai man atrodo, Brentfordas dar visai čia tema. Nors, jie labai gerai dabar žaidžia ir taip toliau, bet tas futbolas turiu omeny, tas stilius, kuriuo yra žaidžiama, tai man atrodo, kad visai dar ganėtinai parankus yra Macclesfieldo ir manau, kad bus įdomu pažiūrėti. 117 pozicijų žemiau yra jau, jeigu tai visas tas lygų lenteles sujungsim į vieną, tai tiek skiria Crystal Palace nuo Macclesfieldo ir beje dar Smertkurstas, tas treneris, šitas savininkas, ten, aišku, duodamas interviu, sako, nesitikėjau laimėjom,
Nenustepčiau, jeigu vakaro pabaigoje Bizui atsidurčiau šiandien. Geras bišas, jo, labai geras. Ir matosi, kad judesinis būtų smagu. Pas Karolį į barą nusivesti. Jo, tikrai. Grimsby šiaip reikia paminėti irgi, kurie yra išmetę Manchester United, toliau irgi tęsia savo pasirodymą, kitame etape gavo jau Wolverhamptoną, dabar tai irgi ten nugalėjo ten Weston Super Mario klubą, kur ten Super Mario? Super Mario ten irgi neaiški. Kitas dalykas, kas vėlgi vertas paminėjimo, Manchester United! Here we go! Fletcher at the wheel! 1-2. Namuose pralaimimą Brightonui, labai simboliška, kad antrąjį Brightono įvartį į Manchester United vartus muša ne kas kitas, o Danny Welbeckas, gražiu stiliumi, baudos smūgiu realizuoja labai solidžiai, pramušė į vartus, nors žiūrint iš pakart pradžio atrodė solidžiau, kai iš kampo, kai rodo iš galo. Na, nebuvo toks visai kampo ir šiaip į Lamensą aš ten prieš teliu visai durčiau, nes šiaip Lamensas, aš ką jau pastebėjau, jis nedaro labai didelių klaidų, jis ten tikrai geriau stovi už prieš tai buvusius Manchester United tvartininkus pastaruoju metu. Bet jis labai dažnai būna, kad smūgio momentu būna pašokęs, jis vėlai reaguoja, jis dar kol spėja nusileisti ir tik tada jau kamuolys jau būna pradėjęs skriet. Tai čia jo tokia klaidelė, nežinau, man atrodo, kad pas juos turėtų būti Manchester United vartininkų treneriai irgi atkreipia į dalykus, į tokius šitos smulkios detalės, į kurios tikrai atkreipia dėmesį, bet išgyvendinti tai nėra taip lengva ir ypač tokioje karjeros stadijoje, bet reikės tą daryti Lamensui, jeigu jis nori, nes, nusakau, aš ne vieną įvartį esu pamatęs, kur tikrai jisai galėtų truktelt komandą tose momentuose, kur atrodo, kad, sakau, kaip ir to vartininko labai stipriai neapkaltinsi, bet tikrai jis ten irgi nepadeda komandai. Tai paskui dar Manchesteris įmušė Šeškojo vieną įvartį, Leisy gavo jaunuolis 18-metis, netaip seniai irgi pas mus čia bėgiojas LFF stadione visai, netoli dabar jau Vilniaus Žalgirio namų stadione. Gavo raudoną kortelę ir... Matei už ką? Nu, mačiau, nesąmonės ten darė. Kamuolį metė ir pasėmė antrą geltoną. Nu, jaunuolio klaida, čia galima nurašyti. Jo, pirma kortelė jau pražanga, antra tokia, jo, durna. Tai va, ir Brightonas keliauja į kitą varžybų etapą ir čia yra irgi įdomus dar faktas apie Manchester United, kad Manchester United bus dabar per ilgą laikotarpį, ten irgi per 100 metų, neatsimenu dabar tiksliai tos datos, bet sužaidė mažiausiai rungtynių per sezoną, kadangi Europoje nežaidžia, 38 mačai, nu, sužaidžia mažiausiai, kiek yra įmanoma. Jei nebankrutuos, sužais 38. Jo, 38 bet mačai. Gali ir užsilenkti, dar palaukim. Lygoj vienas mačas prieš šituos Grimsby, ne? Jo. Karabao kritimas ir vienas mačas FA. Jo. Nuostabu, tikrai, wow, labai gerai tvarkosi. Puiku, mylim, bučiuojam toliau šitaip. Ineos, mes su jumis. Jo. Bruno Fernandešo Twitterio paskyrą nulaužė kažkas ir pradėjo šūdus visokius rašinėti, nematei? Ne. Ekto kosmosą ten, bet tipo nulaužė bičas su humoro jausmu. Nu, tu turbūt United fanas, aš spėčiau. Nu tai jo, tas vienas iš tų, žinai, kur gerai stumia, kaip mes liaudiškai sakom, tai ten prirašinėta, žinok, buvo visko, net Manchester United jau iš oficialaus savo akaunto parašė komentaruose, kad žiūrėkit, Bruno Fernandešo paskyra nulaužta, nes jis ten pasirašysiu su ten kažkokiu ten Makersviliu, čia išsigalvojau, žinai, tipo, excited for the project. Tada ten šūda ten ta Ineos, tipo, žinai, nu, tokius visokius pradėjo iš oficialiaus Bruno Fernandešo, tai jau Man United teko reaguoti. Geras tas. Tai vat, Manchester United toliau, kaip sakant, yra ta dovana, kuri vis mums kažką padovanoja. Tai dabar jau naujausi pranešimai, kad Kerikas greičiausiai bus naujasis tas strategas, nes kažkaip turbūt jau suprato, kad visgi prie tolė Gunaro Sulšero grįžt. Kaip ir lempa tokia atrodo, tu pasiėmėjai jį laikinai, paskui padarėjai vyriausių trenerių, po to pamatėjai, kad tai yra klaida ir tada atleidai ir dabar vėl grįžti prie to, tai čia
nu, aišku, čia nenustebintų iš Manchester United pusės, bet atrodytų labai kvailai. Kerikas iš šitoj pusėje galbūt tik tai, sakykime, toks pliuselis, kad, nu, vis tiek tai yra žmogus dirbęs vyriausių trenerių, ne taip kaip, žinai, ateitų, tas pats Fletcherį paliktum, kur, nu, dar jisai nedirbęs profesionaliam tokiam jo, tik tai jaunimu. Tai čia gal pliusas, bet kitas dalykas, aš vis tiek galvoju dar apie vieną dalyką. Gerai, ateina Kerikas, nu ir tu gauni 3-4 dar dabar tvarkaraštis, žinom, iš eilės. Tai ką, tu atleidi laikiną trenerį ir ieškai dar vieną laikiną? Tada Olė. Tada jau Olė, ne? Ar tada vėl Fletcheris? Tai man atrodo, kad čia tie vyrukai, Vilkoksas, tas Baraba, kaip jisai ten labai... Pabarabaną. Nu, pabarabanų jau ten, man kokia jau ta pavardė iš tikrųjų. Tai dabar aš galvoju, nu, kad vargsta vyrai. Ne, tai čia... Ir dabar aš manau, kad jau Amorimą atleidus, dabar jau, jeigu kažką atleidinės, tai klausimas, ar ne jų užpakalį jau svils. Ne, tai jų jau turėjo svilt, man atrodo, tai ir taip, turėjo. Bet visada yra lengviau, žinai, treneriai keisti. Nusimesti jo kažkur kitur. Tai va, matom, kad trenerių pakeitimas didžiulių, kaip sakant, dividendų neatneša. Galim prisiminti, kad ir prieš Burnley buvo sužaista lygiosiomis 2-2. Dabar pralaimėjimas Brightonui, dabar laukia derbis su City, tada išvyka į Londoną prieš Arsenalą, paskui namuose Fulhamas, tada vėl namuose Tottenhamas, kas čia irgi nėra kažkokios tai dovanėlės. Nu tai va, dabar va, iš tų 4 mačų, kokius 3, kad jie pralaimės, 2 pralaimės, tai tikrai, aš duodu taip. O toliau žiūrėsim, nu nebent kažką čia toj transferų rinkoje dabar bet ką tu čia labai taip staigiai susimedžiosi, nu, nei tau Whartonas čia dabar ateis sausio mėnesį, nei tau ten tas Karlosas Baleba ateis irgi sausio mėnesį, nemanau aš. Okei, nebent tu čia mokėsi kosmosus, ten Baleba norėjo, Brightonas ten virš 100 milijonų, tai jeigu dabar dėsi ant stalo tą 100, tai tau gal duos, bet ar čia tas žaidėjas, kuris tau pakeis viskas, tai ir jau klube čia taps viskas jau labai gražu? Ne, čia niekas nepasikeis per vieną sprendimą, per 2 sprendimus ir net per 5 sprendimus čia niekas nepasikeis šitam klube, čia reikia kažkada kad tu esi dabar geriausiu atveju vidutiniokas Premier lygos kontekste ir kad tu turi per... Nu, stiprus vidutiniokas, sakykime. Jo, toksai. Pagal šiemetinius rezultatus bent jau. Tai ir tu turi dėti tikrai nemažai žingsnių, kad tu taptum jau kontenderiu kažkokiu ar dar kažkuo. Elitiniu, o čia ne trenerio klausimas ir ne 2 žaidėjų klausimas, čia yra daug daugiau. Tai. Faktas ir buvo irgi čia minčių visokių, man čia vienas draugas sako, gal tavo Alonso į United saugok viešpatie. Neįsivaizduoju. Visų pirma, Alonso reikia pasakyti, kad yra Liverpoolio žmogus. Tai aš manau, kad ėjimas į Manchester United užrakintų tas duris visiškai. Ir plus kam? Tu matai situaciją, tu matai, kas ten vyksta. Ir plus tu matai, kad Arnes Lotas jau biškiai taip, žinai, tai slidinėja kaip mašinos po sniegelio. Tai tu taip sėdi, o Arnes Lotas... Skambina Amorimui ir manęs kai klaust, kaip čia po atleidimų, kaip ten tvarkytos popierius. Jo, nu vis tiek 3 lygios įsišėlės Liverpoolio dabar ta 4 pozicija, čempionų titulas jau ten seniai toli pabėgęs. Tai viskas turbūt priklausys, žinai, vos ne nuo čempionų lygos, nuo kažkokių taurių ir visko gali būti. Tauriai beje, Liverpoolis 4-1 nugalėjo Barnsley, bet irgi ten nebuvo toks jau užtikrintas tas žaidimas. Saboslavijus gerą. Jo, turint omeny, kad vis tiek Barnsley yra 3 lygos komanda, kuri net ir League One ten pirmenybėse ne 17 ar 16, ten kažkas tokio aukštai nestovi. Jo, Saboslavijus gerą įmušė iš pradžių, o paskui atsivežė, tai fantastiška, Aš nežinau, ar čia toks buvo atsipalaidavimo momentas, kad tu žaidi su Barnsley ir tu supranti. Labai negražu ir kažkiek toks, net sakyčiau, gal tokio biškutį ir pižoniškumo šitoj vietoj nemažai būta, nes, lemba, tu galėjai ten toliau varytis tiesiog tą kamuolį. Taip. Ir paskui ieškoti priekį. Esant 2 metrai nuo vartininko, jam kulnu ten padu, numetinėt kamuolį, čia yra wow, ta prasme.
Čia yra labai rimta ir šiaip Arne Sloto irgi buvo paklausta po rungtynių, tai sakė, kad tikrai čia nesvarbu kokio lygio rungtynėse negalima taip daryti, bet sako, aš labai neįsiplėsiu, nes mes tokius dalykus tvarkom už uždarų durų pas save. Tai šiaip teisingas, manau, čia trenerio požiūris. Ir, aš manau, kad ir Sabuslaičia supranta, kad nesąmonę padarė. Gerai, kad tokį šūdą, atsiprašant, padaręs, tu vis tiek laimi rungtynės ir važiuoji toliau ir lengviau bus pamiršti, žinai. Nes prisidirbtum, tai tada gal ir neužmigtum kažkiek tai laiko. Iš tokių įdomesnių dar mačų, ką verta paminėti FA tauriai, tai turbūt, kad Aston Villos pergalė prieš Tottenhamą 2-1, irgi ten buvo ir šiokių tokių kipišų tarp Joao Palinijos ir Watkinso, bet ten viskas greitai įsisprendė, tada įspūdingas buvo mačas tarp Newcastle ir Bournemoutho, po baudinių serijos laimėjo į Newcastle'as ir kitą etapą, baudinių prireikė ir Evertono bei Sunderlando dvikovai, kur Sunderlandas į kitą etapą žengė. City's 10 Exeteriui įmetė 10-1 rezultatas, Semenijo pasisveikino su savo nauja komanda, bet aš ką norėčiau atkreipdėmėsi, kaip Semenijo atsisveikino su savo buvusią komandą. Klasiškai. Bet čia negalima nepaminėti, mes matę esam labai daug pastaruoju metu ten tų istorijų, Dembelė ten kažkada Dortmunde į treniruotės jaunėjo, nes jau reikėjo transfero į Barsą, Isako naujausia istorija ir visa drama ir visas tas šūdas užvėręs aplinkui, kuris paskui akivaizdu, kad ir pačiam žaidėjų naudą neišėjo. Nes ir Joanė visą irgi ten šią vasarą irgi, tik tai, kad Isakas labiausiai švietė, bet tas tai irgi ten geras veikėjas. Taip, irgi išsipisinėta buvo nemažai. O va čia vyrukas parodė, kad jau buvo viskas aišku iš esmės, bet išėjo, žaidė dar visas rungtynes, kurias reikėjo žaisti, žaidė nuostabiai ir dar paskutiniajam savo mače rezultato esant 2-2 su Tottenhamu per pridėtą laiką smeigė fantastišką įvartį, atsisveikino su stadionu, kaip, tikrai uždėjo cherry on top, kaip sakant, Visnaitėm ir turbūt, kad dabar, pavyzdžiui, po paskutinio smūgio, po tokio atsisveikinimo, niekas negali iš Bournemoutho komandos fanų sakyti, kad va, čia vidury sezono, čia vos ne mus čia išdavė dar kažką. Kai tu taip išeini, kai tu dar tiek davėjai per pastaruosius porą sezonų tai komandai, tai tiesiog pasiėmė tuos 65 milijonus, kas nėra nei labai daug turbūt už tokio lygio žaidėją, bet irgi nėra ir mažai, tai nėra skatikai, čia nėra, žinai, kad skaitytum 30 ten kokių, tai sakytum, apiplėšimas tikrai. Šiam 5 proto ribose, turbūt, kad jeigu kontrakte nebūtų įrašyta ta suma išpirkus, turbūt reikėtų mokėti kokių bent jau pagal dabartinės kainas 80 ar gal 90, bet sakau, tai nėra visiškas toks jau apiplėšimas. Ir čia, manau, man Semenijo, žinai, atsisveikinimas, tai yra kažkuo panašiai istorija, kaip yra Ryto su Radzevičium, kur tau žmogus atidavė viską padarė. Ir eina į aukštesnį lygį, kur ten jo svajonė kovoti dėl dar kažko, išbandyti save aukščiausiam lygį, kiek tik tai gali. Ir klubas, kaip sakant, irgi pakelia rankas, padėkoja vieni kitiems ir gražus atsisveikinimas, kur kažkada žiūrėk, kaip dar neaišku, kaip pasisuks, gal grįši ir dar sužaisi kažkokį tai etapą. Taip, man šitie irgi labiausiai patinka, kur tu žmogiškai viską padarai. Ne per konfliktą, ne per įsikalinėjimus, ne per kažkokius principų rodymus, o grinai tu gerbi tą kontraktą, kurį turi. Visi supranta, kad tai yra tavo kitas žingsnis, kaip ir tarkim, nežinau, čia aišku biški kita situacija, bet kaip Eze išėjo iš Pelaso. Jo. Irgi Arsenalą išėjo, visi viską suprato puikiai. Taip. Ir jokio blogo žodžio niekas nepasakys apie Berečią Eze, kalbant apie Crystal Palace ir Galius. Faktas. Nes jis padarė savo darbą, jis atidavė viską, jisai buvo iki galo ir panašiai. O čia, tie visi kiti, tai aš sakau, čia labiau apie tiesiog kaip apie tave, kaip apie žmogų pasako. Plius apie tavo aplinką, nes ten vis tiek agentai visokie ir panašiai su savo patarimais. Jo, ir dar turbūt, kad Premier Lygoj, kas atrodo, mes jau kalbėjome apie Tottenhamą tą pralaimėjimą Aston Villai, kad atrodo, čia gali būti grėst, kad ir Frankas
posto gali netekti, nes jau, taip atrodo, kad bildinasi link to ir matant, kaip viskas vyksta kitose klubuose ir dažniausiai yra tas vis tiek domino efektas, kai tu pradedi matyti, kad ir kiti atleidinėja ir tu tada galvoji blemba, tai gal, žinai, o ten, žinom, irgi Tottenhame dažniausiai nėra labai ilgai laukiama ir dažniausiai nėra pats kantriausias tas klubas su pasikeitimais. Žiūrėsim, kaip kas vyks. Labai trumpai dar Italijoje ir Vokietijoje tokie turbūt, kad svarbiausi įvykiai, tai Italijoje Intero ir Napolio akistata įvyko, 2-2 rezultatas užfiksuotas ten. Interas kažkiek gal turbūt buvo geresnė komanda, bet Scottas McTominay 2 jo įvarčiai ir vėl atrodo, kad į geriausią formą vėl sugrįžta savo. Jis gerai žaidė, bet šį sezoną mažiau mušė kol kas negu praeitą, bet vėl tokie tipiniai Scotto McTominay įvarčiai, man tai atrodo, kad tikrai jisai galėtų būti geras number 9, toks jau po šiaip jis užsibaiginėja, tai tikrai gerai. Bet jo, žinai, ir kūną jis turi, viską jis turi. Tai smagu, kad aišku, be Antonijo Kontės rungtynės Napolį užbaigė. Bet kaip ir pridera. Man baudinys tai irgi nesąmonė. Jo, bet sakau tiesiog, kad žinai. Jo, bet įspūdingai išėjo. Antonijo irgi atsisuko į kamuolį, badrykštė ir ten su visais, jau su visom fanfarom, su visom tiradom iš aikštės buvo išvarytas Antonijo. Įspūdinga tikrai. Ir šiaip Italijai labai daug trenerių yra išvaroma. Ten beveik kiekvienam turėjo po 1, po 2. Karšti vyrai. Jo, Anglijai tai tu ten nepamatysi ten. Įbūna, bet labai retai ten. O pavyzdžiui, Italijai tai ten pastoviai taškasi visi. Tai ten atatiniai. Conte, Allegris, dar kažkas. Tai yra ten daug veikiai. Tai ir net ir Gasperini kažkada buvo išvarytas. Tas De Francesco irgi čia kažkurias rungtynes stebėjo iš tribūnų. Torino pralaimėjo Atalantai. Gvidas Gineitis žaidė visas 90 minučių, kas šiaip būna retai ganėtinai ir dar plus, kad prieš šias rungtynes buvo kalbų, kad traumuotas yra, kad kažkiek negaluoja Gvidas ir kad klaustukai buvo ar apskritai žais, bet žaidė visas rungtynes. Šiaip pirmas kėlinys buvo labai tragiškas Torino, ten visiškai Atalanta kontroliavo tas rungtynes, bet antram kėlinį šiek tiek vaizdas pasikeitė ir Torino antram kėlinį visai neblogą futbolą žaidė ir netgi turėjo galimybę išlyginti rezultatą, nes ilgą laiką buvo rezultatas 1-0, tik tai jau paskutiniu smūgiu realiai ten Pašličius nubėgo, po keitimų pasirodęs, paskutinių jau praktiškai prisilietimų prie kamulio, per pridėtą laiką ten jau visi subėgę buvo Torino futbolininkai, padarė klaidą ir šis nubėgo 1-1 ir įmušė tą antrą įvartį, bet šiaip sakyčiau, kad yra pozityvo tose rungtynėse, bet pastaruoju metu irgi antras pralaimėjimas iš eilės Torino komandai, o Bergamo Atalanta savo ruožtu tikrai demonstruoja su Paladinu visai kitokį futbolą, 3 pergalės iš eilės dabar ir jau tos europinės pozicijos nebeatrodo taip toli pabėgusios ir tas Komo jau visai šalia. Tai žiūrėsim, kaip čia viskas dėliosis. Milanas reikia dar pasakyti, kad per pastarąją savaitę 2 kartus sužaidė lygiosiamis su Genoje ir su Fiorentina, su komandomis, kurios rikiuojasi labai žemai, bet tuo pačiu reikia pagirti Fiorentiną per 5 pastaruosius mačus 8 taškai iškovoti, kai prieš tai per 15 buvo iškovoję 6. Tai, panašu, kad pavyks šitam klubui išsikeberiuoti, nes tikrai sudėtis nėra tokia, su kuria tu turėtum iškristi iš serijos A ir aš manau, kad tikrai jie baigs ten kokie 13-14, nemanau, kad baigs taip žemai ir turbūt, kad dabar ta psichologija jau šiek tiek komandos pasikeitus ir tas akivaizdžiai matoma. Jo, aš tiesą sakant su italais nelabai šią savaitę draugavau, tai tik tai labiau iš rezultatų. Jo, iš rezultatų dar ką verta paminėti, tai turbūt, kad Vokietijoje 8-1 Müncheno Bayerno. Kosmosas iš tikro su visa pagarba, žinai, mes čia daug kalbam apie tai, kad ten ta Bundesliga gal ir čia visiškai ne Bayerno turnyras, pagal viską, kaip mes matom, bet 8 vis tiek reikia sumušti. 8 taip. Čia vis tiek parodo, kad čia yra, labai rimta mašina šiuo metu yra Müncheno Bayernas. Nėra taip, kad, žinai, Müncheno Bayernas būtų ten europinių kontekstų
toksai silpnokas ir ten Vokietijai visus kluptų. Ne, tiesiog fantastiškai dirba Vincano kompanijai komanda ir nuostabu tikrai finishingas, viskas, 8 čia reikia mušti vis tiek. Tas pats Wolfsburgas tai nėra ta komanda, kurią čia, sakykim, taip jau visi eitų ir muštų, taip jau ten daužytų. Tai tikrai pagarbos. Volkswageną nunešė. Visiškai jo, palauk, Audi, man atrodo. Jo, man irgi atrodo, kad Audi. Na, solidžiau, žiedų valdovai. Šiek tiek. Gerai, tai tiek turbūt šį kartą viešoje dalyje, kaip ir minėjom, rėmėjų dalyje atsakysim į klausimus, daug pakalbėsim ir apie Čabio Alonso, Realo visus tos reikalus, paliesim ir kitas dar kelias temas, tai šį kartą viešoje dalyje tiek. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad esate kartu. Dar kartą visus su sausio 13 sveikinu, kad ir tai yra tokia iš dalies, kaip sakau, liūdna data, bet iš kitos pusės laisvė mums padovanojusi data, tai o laisvę reikia švęsti, paminėti, atsiminti ir puoselėti. Jo, ir puoselėti ir atsiminti tuos mūsų herojus, tai dar kartelį visus jūs su tuo ir dar kartelį visus kviečiame irgi prisidėti, kaip sakant, ir prie mūsų rėmėjų dalies. Ate. Dios. Top Sport. LKL. Sausio 25 dienos. Rungtynių Žalgiris Nevėžis. Transliacijos per BTV rėmėjas.